kaip sakoma, miegama po 2, ilsimosi po 1. Šiandien aš kalbėsiu apie dirbtinio intelekto inovacijas, sprendimus ir šiokius tokius mitus. Ir tai šiek tiek apjungsime su turinio kūrimu, tai, kas iš tikrųjų veikia ir tai, kas jums sako, kad veikia, bet iš tikrųjų niekas neveikia. Tai šiek tiek mažiau melo ir labai daugiau tiesos. Tai šiandien su manim porelė. Porelė, pirmą kartą mūsų laidoje yra porė, 2 žmonės ir ši porelė yra ypatinga. Aš iš tikrųjų jų kanalą pamačiau būtent YouTube'ai ir asmeniškai aš buvau sužavėtas, nes lygis pateikimo tai yra puikus pavyzdys tai, kaip turėtų būti kūrimas turinys apskritai. Ypač, kai dabar verslai ieško savo organinio turinio veido, krypties ir panašiai, čia yra vienas iš tų kanalų, kur sakyčiau, jeigu ir tema nebūtinai jums, nors abejoju, dabar tema yra visiems labai bendra, bet pasižiūrėkite ir giliau, kaip jie tai patikė. Taigi, AI startas YouTube kanalo, kurį aš užmačiau, kūrėjai. Turim karštų naujienų. Marketingo legendos turi naują partnerį. Omnisend naujienaiškis galite šiuo metu naudotis iki 30% pigiau visus 3 mėnesius. Taip kad griebkite šį pasiūlymą, kol jis dar galioja, video prašymo apačioje. Prisistatykite, kiek kanalų jau šiuo metu turite? Visų pirma, labai geras intro, žiauriai patiko, net dažniau išgirsti tokius gerus žodžius. Šiuo metu turim, sakyčiau, gal aktyvius 5-6 kanalus ir galbūt rotuojam nuo ant kiek tuo metu paklausi ir populiari tema. Populiariausia šiuo metu AI ir vis dar aptarėme dažnai finansus, bei turime savo kanalus apie kelionės, maistą, kur tiesiog mums patinka, tai net nebūtinai dėl finansų, labiau dėl savęs, bus vėliau batom pažiūrėti, plus kažkaip dažniausiai organiškai darai ir išeina. Super. Ir jūsų yra, aš užsižiūrėjau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kanalai. Taip, gal ir daugiau. Čia bendrai sudėjus 7 kanalai iš viso. Tai labiausiai dabar auganti tema, augantis kanalas yra kuris? AI startas turbūt Lietuvoje. Mes šiaip turim kelis kanalus ir užsienyje, tai neapsiribojam tik Lietuvos auditoriją. Tai, o Lietuvoje turim tai, kas veikia dar kanalą. Tai čia mūsų toks sveiko gyvensino mitybos kanalas, bet kadangi, kaip ir Davidas minėjo, banga dabar yra AI, tai mes ir orientuojamės Lietuvos rinkai būtent su AI startu. Jo, mes tą AI iš tikrųjų nėra, kad mes pradėjome domėtis AI tam, kad filmuot. Mes pradėjome domėtis AI tam, kad savo integruot, naudot, nes pastebėjome, kad tikrai bus paklausa ir žmonės, kurie moka, bus turbūt gerai apmokami ir bus naudingi, reikalingi. Nutarėm, jo, mums reikia jais būti. Ir kadangi jau mokam filmuoti, galvojam, pasidalinsim su žmonėm, kodėlgi ne. Ir va čia man labai patiko vienas toks dalykas. Jūs, va ir čia paminėjot, ir mes prieš tai, kai prieš laidą dar esame kalbėję, čia mano įžvalga, kodėl jums sekasi tos kanalus taip auginti, nes kai pastebėjau laiką, nuo kada pradėjote ir kiek video jūs turite, sulik kiek peržiūrų surenka ir prenumeratorių. Va tie tokie kertiniai, kaip sakant, iš šono žiūrint matmenis, ar ne, kurie rodo iš tikrųjų jūsų sėkmę. Tai jūs dalinatės tai savo patirtimi, vat grinai. Bet kada, ar ta formulė čia taip dabar tik tai su AI, ar tai ir su kitų temų kanalais lygiai? Su visų temų, iš tikrųjų. Pas finansais, tuo pačiu kripto, 21 metais buvo didelis bumas. Man parodė kripto, galbūt ne pirmas buvo, bet 21 metais. Ir pradėjau domėtis labai stipriai, nes pamačiau, kad didelė galimybė. Ja. Paskui pamačiau, kad galiu pasidalinti. Jeigu aš jau išmokau ryte, moku filmuoti, turiu mikrofonus, galiu papasakoti tą patį. Man papildomai užtrunka 1-2, o už tai gauni vėlgi. Galbūt sponsoris atsiras, galbūt investuotojas atsiras. Nieko neprarandi, bet didelė pridėtinė vertė iš tokio paprasto dalyko. Ir gal pagrindinis dalykas, kad mes gana žmogiškai paaiškinam, viską nėra ten kažkokių sunkių terminų ar panašiai ir gal dėl to auditorijai ir patinka mūsų tas kūrinys, nes mes gana buitiškai paaiškinam, kaip, kas ir ką. Bet tai, žiūrėk, bet dar toks momentas, žinai, viskas fainai, viskas gerai, bet, žinai, kaip jūs esate tas, kaip mes kalbėjom, yin ir yang, ar ne, vieną kuriantį, kitą transformuojantį energiją. Čia jūsų komanda, atrodo iš 2 žmonių komandos, mes dar prie to prieisim, aišku, labiau, kaip iš tikrųjų padaryti, kad veiktų. Nes žiūrėk, yra toks momentas, labai daug kas ir mane kreipiasi ir su daug bendraujant,
mes taip juokavim. Žiūrėk, yra tie, kurie nori būti influenceriais, ar ne? Bet nežinau, kaip savo patikinėti, eina trendais ir, žodžiu, viskai daro, bet jų tikslas yra būti žinomi. Kiti atrodo be pastangų. Atėjo kažką pajapino į kamerą, į telefoną ir žiūrėk, jos labai žiūri. Žinai, ir va čia yra tas, žinai, kaip sako, autentiškumo, žinai, principas, ko aš labai nemėgstu to autentiškumo, žinai, termino, nes jau toks, žinai, nuvoliotas. Čia sąmoningumo, žinai, ten dabar tas, žinai, visai kaip buvo autentiška, žinai, nes, aš kaip iš mileniumų kartos, sakykime, pas mums visą laiką, žinai, buvo ta formulė, kad sukur kažką originalaus. Tai tiesiog. Ir, žinai, kad būtų žmogiška, kad tai būtų tavo patirtis, tai būtų sprendimas, kuris atlieptų tavo žmonių auditoriją, ne? Tai čia yra auksinės taisyklės ir jos visą laiką galios. Tai čia yra pirma. Bet jūs esate komanda. Jūs esate vienas, kuris tas triggeris, žinai, impulsas, ta žiežirba, žinai, kala, ar ne? Va. Tai tu esi kaip ir kūrėjas, o tu esi strategija. Taip. Tavo juk pradėjai nuo marketingo, apskritai aš dirbau marketingos agentūrose, tai gal man ta struktūra ir yra šiaip jau tokia įdiegta į mane, kaip turėtų viskas eiti, koks turėtų būti planas. O Deivis tai, realiai... Aš tokio tikro darbo kaip ir neturėjęs, aš visą laiką chaose savo esu. Jis visada kažkaip savo dirbo, jo, kur tokia irgi keista istorija atrodo, tiek metų dirbti savo ir niekada neturėti darbo, kas man yra nesuprantama. Atrodo, aš dabar dirbu savo, bet atrodo, tada turi atsineši patirtį iš kažkokių įmonių, iš žmonių, turi komandas kažkas, o jis kažkaip viską vienas darė ir jam labai gerai sekės. Aš labai mėgstu internetą, labai mėgstu mokytis, kas man įdomu. Ja. Dėl to man gal mokslą prasti sunkiau sekasi, bet tas, kas man įdomu, aš tiesiog galiu kasdieną. Pavyzdžiui, net tą patį AI, vakar naktį aš klausiau gal kas 3 valandas podcastų, tiesiog nes man įdomu. Ir va šiandien ryte atsikeliam, aš dar net akių neprovėrus, Deividas man jau 20 minučių pasakojo, kas vyko visam pasaulyje. Tau reikia žinoti. Nes man irgi reikia žinoti. Tau reikia taigi paversti strategiją, planą. Man reikia įgyvendinti tas idėjas. Jo, tai gerai, tai dabar tai žiūrėk, yra toks momentas, kad čia yra fainai kad yra 2 žmonių komandos, atrodo, kitą kartą užtenka tam, kad realizuoti, monetizuoti kažkokį tai produktą, ar ne? Tai, ko daugelis siekia. Taip yra žmonių, kurie darosi viską pas, bet aš to netikiu. Aš skaitau, kad apskritai, jeigu tu nori turėti įmonę, taip. Užtenka šiais laikais kokių taip nuo 3 iki 8 žmonių komandos ir tu gali generuoti tikrai gerus pinigus. Ne vieną smulkų verslą, labai smulkų, tai yra 5 žmonių komanda, žinau, kurie generuoja, direktorius tikrai uždirba apie 6-8 tūkstančius eurų, kas yra pakankamai neblogai. Yra ir solo verslininkai visiškai, kurie uždirba irgi gan solidžias sumas. Bet čia dažniausiai žmonės sako, o kaip tu susitvarkai su to, kaip tu susitvarkai su žmonėm, kaip tu susitvarkai su laiku. Tai klausimu, kaip jūs susitvarkat su laiku? Tai ar tu naktį dirbi, ryte pasakai, tada eini miegoti, tada jinai dirba? Kaip čia jūs dabar? Mes iš tikrųjų anksčiau gal dirbam labai chaotiškai, bet mūsų gyvenimą atėjo šuo ir jisai gana sutvarkė mūsų dienotvarkę. Tai dabar mes atsikeliam pavėdžioti šunį ryte ir nuo to realiai prasideda mūsų diena. Ir mes kokią 10 valandą jau taip sėdam prie kompiuterio, grubiai tariant, per pietus gaunam pasivaikščiojimus šuniuku vėl, pavalgom pietus, būnam per traukėlę, tada vėl sėdam prie kompiuterio ir jau tada kiek mes norim, tiek ir dirbam. Realiai būna, kada dirbam iki 10 valandos vakaro, būna užsibrainstorminam iki nakties dirbam. Būna atsigulam į lovą, Deivis sako, viskas sugalvojau, einam, sėdam, darom, keliamės, rengiamės, einam ir darom. Tai neturim mes tokio grafiko, realiai. Aš dar turiu stiprų tą FOMO. Jeigu aš sėdžiu, nieko nedarau ir matau, tą patį YouTube'ą žiūriu, ir žiūriu, kažkas pasakė kažkokį padarė naują video, o aš nepadariau tokio video, man kažkokia panika yra. Okay. Ir mes abu darboholikai, realiai. Tai aš pastovai panikai, kad reikia dar, dėl to tiek kanalų turim, nes aš noriu vis dar. O Viltė kartais padeda viską įgyvendinti, ypač kai aš perdegu. Tada viskas ant Viltės pečių būna dažnai. Ir Deivis gana dažnai perdega, nes pas mus startas būna toks stiprus, po to pas Deivį būna toks nuolydis, tai tada aš turiu pagelbėti mūsų komandai, išlaikyti balansą ir tada kai atgal įkvėpimas grįžta, Deividas tada startuoja antra banga. Bet čia iš tikrųjų nuostabu, žinai, aš dar nesu girdėjęs tokio gero patarimo, kad jeigu nori sutvarkyti su savo laiko discipliną, įsigyk šunį. Tikrai taip. Šiaip tikrai padeda. Papūga gal nepaeitų, katinas gyvena savo, žinai, be šuo. Ir kuo didesnį. Kuo didesnį, to geriau.
Ir kuo kaprizingesnį, tuo geriau tada susitvarkai su laiku. Žodžiu, jūs tik nukilinat kokį 100 knygų, kurios kaip susitvarkyti savo, žinai, Taip. darbo laiką, žinai, uždirbti ten, tarkim, Žodžiu, įsigyk šunį. Viskas. Forbes. Čia geras. Čia tai super. Noriu pasidalinti su jumis savo sukurtų produktų. Tai yra dalykas, kurį aš kūriau savo vaikams. Tai yra dar kol kas, kol turėjau vieną vaiką, dukrą, visą laiką ieškodavau, ką jai perskaityti prieš miegą. Ir taip gimė ši idėja sukurti lietuviškos pasakos komiksą, kuris būtų populiaria animacija, tokia kaip žiūri vaikai, taip kaip mėgsta vaikai žiūrėti. Ir manau, kad tai yra naudinga, todėl kad lietuviškos pasakos išsiskiria tuo, kad juose yra pasakojamas moralas. Mūsų tauta išliko ir liko stipri dėl to, kad turėjo ypatingą stiprų mokymo pagrindą nuo pat vaikystės. Todėl pasakos yra pagrindas visuomeniai augti ir būti stipria, moraliai brandi ir dora. Komiksas Laumė yra pirmasis komiksas, kurį aš ir išleidau. Šiuo metu sekantis komiksas yra planuojamas Eglės žalčių karalienė. Taip, tai yra labai stipri, labai svarbi pasaka mūsų kultūroje. Ir dar, tiesą sakant, rašau savo autorinę apie būtybės ir dievus, remiantis baltų mitologiją. Tai ok, o kaip dirbtinis intelektas jums galbūt padėjo prižiūrėti šunį, optimizuoti šuns priežiūros laiką? Užduodam klausimų. Užduodam, tikrai nemeluosim. Taip, pagrindė, aš nežinau, kadangi mes daug veiklų darom, tai mes ne viską spėjom, tai mes mažai samdom pagalbos. Mes realiai dirbam dviese, viską. Thumbnailai, SEO, skriptai, viską patys darom. Tai kadangi daug laiko užtrunka šitie smulkus dalykai, kur iš tikrųjų asistento reiktų, kokio freelancerio reiktų, bet AI tikrai tą poziciją užima. Ir plus su YouTube daug ką galim su AI daryti. Ir idėjas generuotis, ir tą patį SEO patikrinti, konkurentus sekti. Tai mes labai anksti pradėjom naudotis, nes pastebėjom naudą. Ir kuo toliau, to daugiau atsiranda visokių instrumentų, kurie dar geriau padeda. Va čia, žinai, yra toks momentas. Va, pavyzdžiui, aš esu YouTube ambasadorius apskritai kaip po platformos. Lietuvoje YouTube'as nėra labai populiarus. Visi čia, žinai, Facebookas, Instagramas, po to TikTokas atsirado, o YouTube'as visą laiką buvo. Dar prieš Facebooką apskritai, ne? Ir jis kažkaip tai, kažkur tai lieka pašonį. Ir aš sakau, hebra, nu tai, YouTube'as jau 2 metai kažkur tai gal virš turi shortsus, ne, vertikalų formatą. O vertikalų pagrindė visi kūrė. Ir vis dar nededa į YouTube'ą. Aišku, yra kompanijos, jau pastebėjau, žinomos kompanijos, kurios pradėjo irgi dėti YouTube'ą, nes supykdysiu visus geo, AEO, kaip sakant, aš mėgstu intrigas, tai dabar klausykit. Iš tikrųjų, bet rimtas bajeris. Jeigu norite sutaupyti ant tų AI SEO, geo, AEO, tiesiog kelkit viską į YouTube'ą. Nes tai yra vis dėlto vis dar antra paieškos platforma, pirmas dalykas. Antras dalykas, visi LLM-ai kaip duombaze vieną iš pagrindinių žiūri YouTube'ą. Tai jau įkėlus, aš turiu konkrečių labai pavyzdžių, esu dar nesu paviešinęs, bet vien jau keliant į YouTube'o turinį, kurį ar taip jau keli, tu jau ten laimėsi, netgi neoptimizuojant visus SEO, nes vėlgi, dealbreakeris, algoritmų ir visa kita, dabar visos platformos, hashtagai nebegalioja. Visiškai. Ta prasme, aš jau nematau, kiek bandau jau pusmetį su keletą klientų ir taip darau, hashtagai, netgi, sakyčiau, hashtagų nededant netgi geresnis performances. Kodėl? Nes AI transkribuoja tavo video. Ir transkribuoja ir analizuoja vaizdą. Todėl YouTube'as, Google'as vienas pirmųjų apskritai pradėjo naudoti dirbtinio intelekto, tas buvo deep learning. Dar tai buvo vadinama. Jau tada žiūrėdavo ir transkribuodavo video. Ir realiai tik tai tavo turinys, tavo patirtis, kaip ten sureitinguos algoritmas, taip tau ir seksis. Tai čia šito vietoj, man asmeniškai, kaip sakau, YouTube ambasadorius esu ir būsiu ir nesuprantu, kodėl jo aš neišnaudoju galimybių. Ir jūs vis tiek, jūsų pagrindinis turinys yra tik, prasideda nuo YouTube, ar ne? Taip. Ir čia, prie ko aš ilgai atrodo vedžiau, bet
YouTube'as apskritai kaip turinio kūrimo yra kaip auksinis gralis. Nu, prasme, auksinė taisyklė, nuo ko reikėtų pradėti, o po to jau atkartoti kitus tos tinklus. Sutinkat ar nesutinkat? Ir kokios jūsų patirtis šitą vietą? 100% sutinku. Jo, aš irgi sutinku. Gal tas ilgas turinys visi ir prisibijo, gal dėl to tas YouTube'as toks ir yra sėkmingas, nes visi bijo kelt tą horizontalų turinį, jo, ir atrodo reikia pasiruošti, reikia turėti gerą kamerą, geras lempas, nes tu matai pavyzdžius jau kokybiškus ir natūraliai sunku pradėti, o TikToką kokį kelti, ką, tu pasistatai telefoną namie, pašokai kažkokį šokį, uždėjai muzikėlę ir viskas, ir tu jau online, jo, tas pats. Tai mes manom, kad tikrai YouTube'as yra aukso gija, kurios Lietuva kol kas tikrai neišnaudoja. Tai jau pradeda iš tikrųjų. Mes pastebim tie patys komikai, tie visi dabar turi savo kanalus po 3, po 4, ko anksčiau nebuvo. Irgi daro podcastus, dabar iš atsirado finansų temų, ir podcastų gerų, ir YouTuberių gerų, irgi po ne vieną kanalą. Nekilnojamo turto, tai tie, kas gaudosi, jie turi jau ne vieną kanalą, aš pastebėjau, nes jie mato tą naudą. Kiti, man atrodo, pasižiūri galbūt ir pribijo, nes pasižiūri pavyzdžius, galvoja, nu jo, aš tai nepadarysiu, čia per sunku. Bet čia yra raktiniai žodžiai. Manau, kad iš vienos pusės YouTube'as visą laiką būdavo kaip. Pirmas sakinio žodis buvo kaip, nes tai buvo kaip DIY kanalas. Todėl, ypač statybų srity, ten daugiausiai statybininkai, nekilnojamo turto įmonės, kadangi ten žmonės žiūri, kaip ten pastatyti terasą, kaip ten susidėti stogą, langus ir panašiai, ar ne? Ten kaip pavyzdys, apdaila, kaip susidėti ten kokias grindis, tokie DIY patarimai, ar ne? Tai natūralu ir nekilnojamo turto brokerių įmonės irgi ten pradėti, nes ten, kaip sakant, indeksuoja YouTube'as yra gerai. Bet, žiūrėkit, čia, žinai, long story short, galima vėl užsikalbėti labai ilgai, bet įmonės, kurios dar neturi YouTube kanalą, ką jūs patartumėt, nuo ko tada pradėti, nes vėlgi, tas startas yra toks, didelis ir AI visi naudoja. Tai jeigu AI startas plus content, ar ne, ir su skliausteliais YouTube'e, ką jūs patartumėt, nuo ko pradėti? Čia įmonėms. Įmonė arba kuriems, nežinau, galima sakyti. Pradžiai žinot, ko jie nori iš tų kontento viso. Ar jie tiesiog nori žinomumo, pardavimų, nes irgi skiriasi. Tikslas. Išsigryninti jo tikslą, idėją, tada gal auditoriją, irgi pagalvoti apie auditoriją, nes svarbu, kam tu reklamuosi. Ar tu vyresniem paaiškinsi nuo to atsiras ir formatas stilius. Ir tada kelti šortus. Jo, jeigu neturit galimybės daryti ilgų video, tai tiesiog pradėkit kelti šortus. Ir pabaigai turbūt, jeigu neturit įmonį veidą, nusisamdyti aktorių, kuris atstovautų jūs. O AI avatarai, kaip jūs į tai patys? Man atrodo, žmonės labai prastai žiūri juos. Plus Google'as, kaip ir vieną dieną sako nenori, kad vieną nori jų, tai toks irgi klaustukas, paskui gal tavo tas visi vaizdai bus neindeksuojami gerai, jeigu YouTube'as persigalvotų kažkada. Ir vis tiek dar nėra taip gerai išvystyti tie AI avatarai, tu matai, kad kalba AI ir nežinau, man kažkaip natūraliau norisi žiūrėti į žmogų, matyti, kad jis gal ir suklys, gal ir kažkaip jaudinsis ar kažką, ir matyti tiesiog tikrą emociją, nes tie avatarai ilgiems. Trumpiems video AI dabar ganėtinai neblogai iš tikrųjų. Tas UGC kontentas visas. Taip, visai ypač į užsienio rinką, nes lietuviškai gal dar balsai kartais gali pagauti. Mūsų kalba tokia nedėkinga, realiai visas nosinės. Bet užsienio kalba tai tikrai dabar net gerai tų įmonių. Ta viena įmonė, kur milijardą, man atrodo, pirmas, kur vieno žmogaus įmonė milijardą pasiekė, pardavinėjo ten kaip tą Ozempiką kažkokį generic. Tai jisai panašiai ir darė, sukūrė netikrus daktarus ten tūkstančius AI ir jie reklamavo tenais. Tai jau efektyvų yra, jau yra daug pavyzdžių, kur veikia. Tai Lietuvoje aš nenustepčiau, kad irgi yra kas veikia, tiesiog mes dar nežinom vardų. Tai aš čia tiesiog, tokį kaip ir sprendimą, iš tikrųjų idėją, jeigu ir, tarkim, vienas dalykas, kuri tik tai vertikalų turinį, kas yra labai fainai, AI gali padėti, ne, tarkim, Klodo, man atrodo, arba gal gali pasinaudoti ir tą patį notebook, dabar tai Gemini Notebook ten dabar pervadinta. Notebook LM buvo, dabar Gemini Notebook, man atrodo, pervadintas. Jo, dabar pervadinimas buvo. Bet jie labai fainai jie padaro tą prezentaciją. Ir tada tą prezentaciją vėl PDF-ą gali permesti į video ir pasakyti, kad vai suanimuok man. Tai ir kai tu turi savo vertikalę, gali šonę daryti kaip slaidą ir gaunasi horizontalę. Taip. Tada gali ir turinį dėlioti. Tai montavimo čia tų idėjų visokiausių yra ir manau, kad pas jumis kreipusis gali ir susidėlioti savo tą turinio ir struktūrą ir su montavimu ir panašiai galimybę. Bet čia, žiūrėk,
yra toks momentas. Viskas, kaip prasidėjo visur, ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, kai atsirado jai, visi pradėjo kurti tos platformos, CRM-us, šie sprendimai visokiausi ir taip toliau. O dabar atrodo ateina į agentų pasaulį, ar ne? Vat kaip jūs, startas, jūs vis tiek dalinate savo patirtimis, tai ką jūs, kaip iš savo patirties, matot, ką siūlot daryti tada, ką kurtis, ką žiūrėti? Turbūt pradžiai siūlyčiau pabandyti viską. Tiesiog pažiūrėti tutorialus, išsimėginti, išmokti, kaip veikia, kad paskui, kai reikės kažko konkrečiai, jau žinosi, kaip veikia. Ir žinosi, kuri platforma tau patinka. Nes, pavyzdžiui, žmonėm labai skirtingi. Vieni naudoja ChatGPT, kiti Gemini, kiti Claude. Ir visi, atrodo, net negali paaiškinti, kodėl vienas kažkuris patinka labiau. Tai vad gal tiesiog išbandyti visus, rasti pirmą tinkamą įrankį. Ir tada, mėginti tutorialus, žiūrėti, kokie įrankiai įvairūs. Net jeigu nereikia pamėginti susikurti, nes aš supras, kaip sistema pati veikia. Nes aš irgi kuriu kartais įrankius, kurių man nereikia, tik tam, kad paskui jų klientai paprašytų, aš mokėčiau juos sukurti. Tai aš pasakau prieš podcastą, kad aš pradėjau nuo šitų įrankių savo YouTube'ui. Tai aš ten porą dienų kuriau tos įrankius, ten, kad sekt konkurentus, ten man idėjas pasiūlytų, kad automatiškai postintų. Ir pastebėjau, kad aš jau 3 dienas video nekeliu. Nebedirbu, aš tiesiog gaminu, užsiemu vibe codinimu kažkokiu. Tai dabar mes minimaliai šitą padarėm, palikom tik tai pagrindus, tai sekam konkurentus, žiūrime savo performance video, kas sekas, kas nesiseka. Tiesiog išmokti viską, o paskui pritaikyti tik tai, kas tikrai reikalinga, nes kitaip tiesiog per daug užimsi savo laiko. Prisidiegti daug visokių dalykų, nes po to tu pasimeti tarp tų programų, jau kai tau viską optimizuoja, tai atrodo viskas tiek suoptimizuota, kad nebežinai realiai ką daryti. Nes čia yra toks momentas, kaip irgi, pačiai pradžiai, irgi, čia visi pradėjo pirkti tos įrankius, ten pasiema trialus, po to sako, aš tik tai žiūriu savo banko ataskaitą, kad man čia nuskaičiuoja pinigus, tai dar gerai sako, kai matosi tik su pavadinimas, nežinai, pamiršta ir sako, tik tai nuskaičiuoja, čia tas paskas vaikui duoti savo telefoną ir Google Play ir po to ten prisiperka, tu žinai, tų žaidimų, žinai, visokiausių. Tai ten 100 eurų, žinai, gali nuplaukti ant visų tų DI sprendimų, o dabar tie, kaip ir sakant, sprendimai jau eina į šalį, nors vis dar matome startupų visokiausių, investuotojams pitchų, kad investuokite į mūsų platformą, koks jūsų bendrai požiūris į visus tos dabartis DI kūrimus įrankius? Aš suprantu tos, kurie sako investuokite į mus. Čia yra verslas, didelis verslas. Iš tikrųjų, nežinau, nes dabar iš tikrųjų atėjo didžiausias platformas, OpenAI, jie viską bando įdiegti. Tai tos mažos platformos greičiausiai bus arba nukopijuotos, arba geriausiu atveju tų platformų atveju nupirktos. Ir aš nežinau, kiek iš tikrųjų naudos investuoti tas mažas svetainės, nebent aišku pačiom platformom neblogai. Nes mes pats nesinaudojam iš to mažesnėm. O jeigu naudojamės, tai po poros mėnesių jau matai, kad kažkas nukopijavo iš didesnių žaidėjų. Nes sako, tai dėl to tie startupai ir kuriami, kad bent jau kažkoks mini sprendimas būtų nupirktas didelės kompanijos. Tai jeigu skaičiuojam to ir tikies to, tai taip, bet jeigu tikies, kad tas platforma pati užkariaus pasaulį, tai mažesni šansai, manau. Kaip manote, patarimas. Per kiek laiko tas burbulas sprogs? Tai jau yra problemų nemažai. Jau sprogsta, realiai, jis jau toks patižęs, tikrai. Korėjai ten buvo nemažai dabar su akcijom burbulas, su čipais, ten, kur kiekvienas žmogus buvo ten paprastas įsigijęs tų akcijų. Ir mano vienas iš 30 gavo margin call Korėjos žmonių. Tai ten jau toks burbulas. O su didesnėm įmonėm ten jie turi daug skolų iš tikrųjų. Beje, aš norėjau rekomenduoti porą žmonių pažiūrėti užsienio. Tai The Tech Report ir Ed Zitron. Čia yra 2 YouTube kanalai, kurie šneka biškį negatyviau. Tai labai įdomu išmokti, sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta finansų pusėje, jeigu žmonėm. Nes čia matai, toks įdomus dalykas, kad aš asmeniškai matau, kad tie, kurie labai naudoja aktyviai tos dirbtinio intelekto sprendimus, kurie diegiasi, po to jie, kaip sakant, meta, ką ir sako, tas vyksta ir ne tik tai ten startupų lygmenyje, bet ir smulkiame lygmenyje, tam smulkesnėme lygmenyje, nes irgi, mano vienas kolega, kuris beje čia yra kalbėjęs, jis irgi leido produktą, labai geras, labai fainas, tikrai naudingas, dariau demo, bet jis sako, aš jį išjungiau, nes pamačiau, kad mano komandai jis yra. Aš sako, blogai žiau, aš dariau kaip B2B sprendimą, bet sako, bet tai tapo mano vidaus sprendimo. Ir sako, mes daug daugiau laimėjom ir man pasidalino
to įrankių ir pamatėm, kaip ten iš tikrųjų optimizuojama PPC reklama. Nes ten būtent su paid to turinio, žinai, kūrimų, optimizavimų ir visas tas krepinimas. Ir tai yra super. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu yra kompanija, kuri naudoja kažkokį vidinį sprendimą, nes ir kita turi kompanija, kuri turi kažkokį vidinį sprendimą, kaip jiems susikalbėti? Kaip tokia tarpinė sukurti, ir kaip čia tada reikėtų? Dažniausiai, kadangi tas AI labai lankstus ir supranta gerai tos visus duomenis, tai tiesiog galima iš tikrųjų turėti kažkokį agentą, kuris tą visą informaciją transkribuoja į tą bendrinį, apdaroja. Čia nelabai sudėtinga. Nelabai sudėtinga. Ne, labai sudėtinga. Aišku, priklauso, kiekviena kompanija skirtinga, duomenų bazės skirtingos, yra gal kažkokios jautrios informacijos. Ja, tai būtinai nerekomenduojam kelti į dirbtinį intelektą jokios jautrios informacijos. Va dėl saugumo. Kokie dar yra su saugumo reikalavimai, rodikliai, kaip elgtis, kad apsisaugotų tų dalykų? Tai nekelti tikrai jokių iš verslo pusės, jokių ten sąskaitų, faktūrų su įmonių kodais, vardais ir panašiai. Ir šiaip mes šitą dažnai gauname, mes kai keliame video, pavyzdžiui, tik tokį apie kiniečių modelius, nes ten daug naujienų, jie pigesni, tai pasiekimesni, ten mažesni modeliai, tai komentarų daug atsiunti kinams informaciją. Ir iš tikrųjų gali būti taip, bet čia tas pats su viskuo, jeigu tu ten internetą kelsi ir patį YouTube tu keli, aišku, kad kažkas naudos tą tavo informaciją. Tai gal prevencija tokia bendrinė, kad čia ne tik dirbtiniai intelektui galioja, čia galioja ir internetui bendrai, kalbant net su žmonėm, jeigu tu nenori, kad kažkas kažką sužinotų, tai geriau ir nesidalink. Bet tai čia tada ir Gedimino prospekte, ir Laisvės alėja baisu išeiti, nes kažkas audio gali pakišti ir tiesiog, jeigu pasakosi, net negirdėsi, tu kalbėsi šalia. Jeigu kažkokį receptą pasakosi, tai geriau nepasakot. Su metakiniais, viskas. Nes aš manau, kad tos technologijos antiek yra pažengusios ir, žinai, tam tikros technologijos jau yra labai, labai, labai senos. Kalbant apie šnipinėjimo technologijas, ar ne, dabar tas, kai galima nuskaityti žmogaus veidą, ten pagal lūpas, ar ne, ten nuskaityti, ką jis kalba, tai čia iš viso. Man asmeniškai, tai kuo labiau esame matomi, kuo daugiau duomenų, tuo mes dar saugesni esam. Iš tikrųjų, šiaip tų duomenų jau yra tiek nulykinta, kad mes net nežinom kiek. Tai registrų centras jau padarė darbą, viskas. Tai man atrodo, bijoti dar labiau, tiesiog gal, sakau, nekelti tokių labai jau akivaizdžių dalykų, kad tiesiog apsaugoti klientus, save, o daugiau tai nežinau. O daugiau turbūt jau modeliai bus apmokyti, nes jie ten nupiratavę viską, ten OpenAI ir knygas visas jie pavogė ir viską, tai ten jau bus viskas, kas įmanoma. Įkeltą. Ne, tai dar ir be to, kai girdėjau čia Lietuvoje ir čia prieš kelis metus jau buvo įvykis, kai viena porelė bendravo per OpenAI chatbotą. Dabar parašė tekstą, tarkim, papūni ir tu gavai, žinai, SMS-ą. Tu man parašė mano mergina tą, ką jai atsakyti. Tada nukopijai tekstą ir jinai lygiai tai padaro. Ir taip įsivaizduok poros kitos bendravo. Tai čia senas bairis jau, bet čia yra real life story. Mailai taip vyksta realiai. Gauni mailą. Čia va tos optimizacijos gaunasi. Tai čia prie minusų truputį, kad nežinai, su ko bendrauji dabar. Anksčiau bent žinojai, kai su robotu šneki, dabar jau robotas tapo neblogas. Dabar reikia tau roboto, kad su kitu robotu kalbėtų. Nes aš nesenai turėjau tokį įvykį sutartis, kuri tenai jau, ten, kaip sakant, tikrai jau advokatas sudaryta, viskas ten tvarkoj, nusiųsta ir gauni paklodę komentarų. Tikrai tas žmogus 1 valandą nesėdėjo, nes matai, kada atsiųstas e-mailas, bent jau, žinai, apsisaugo, tai parašyk schedule send. Bent jau Outlook'o gali, žinai, kad neįsiduotum iki kiek ten dirba ir panašiai, ir gauni paklodę tokią, žinai, ir galvoji, tai dabar ką man daryti, va taip nukopijuoti ir paklausti ir šauti atgal, tai dėl ko mes tada dirbam? Ar mes negaišinam savo ir kitų laiko ir energijos, supranti? Kaip, pavyzdžiui, aš turiu idėją, kad šiaip vizualo kūrimo su dirbtiniu intelektu, tiek resursų, kiek yra išnaudojamas, galima būtų iš viso visam pasauliu, žinai, taip solidariai, jeigu jau mums rūpi ta žalia žemė, tai išjunkim ir nukreipkim tos resursus, jau sukurtus tą infrastruktūrą ir bazę, duomenų, kad vėžį pagaliau išgydyti. Čia kaip pavyzdys idėja. OpenAI žadėjo, bet panašu, kad neužsiema kol kas. Bet vėliau sakė. Bet gaunasi biznis. Vizualo kūrimas yra didžiausias biznis, nes ten labiausiai deginama energija. Jo, bet ir su tais vizualais. Mes patys, kadangi turim kanalų daug, tai būna tikrai pasiklausim kažkokių idėjų. Aš pati su Photoshopu darydavau visada thumbnailus, tai čia nėra kažkokia man labai sunki užduotis sukurti vizualą.
Bet, nu, iš tikrųjų, žiauriai pykstamės mes su tuo pačiu ten Claude ar ChatGPT, kai paprašai vizualą, tikrai pykstamės, nemeluosiu, nes, nu, nepadaro užduočių ir tu atrodo, surašai paklodę tiksliai, ko tu nori, duodi dar pavyzdžių ir tau padaro visiškai nesąmonę. Ir tu galvoji, gerai, aš dabar praleidau čia kalbėdamas 20 minučių, aš per tą 20 minučių galėjau rankiniu būdu realiai pasidaryti tą thumbnailą. Bet jeigu tau reikia tiesiog paprastą thumbnailą, normalu, bet jeigu bandai aukštam lygį ir tikrai mąstai apie viską, kaip kad būtų viskas pagal tave, tada kol kas AI ne visada. Ir gal dar kitas momentas, jeigu tu nemoki daryti thumbnail rankiniu būdu, tai tada gerai išleistas 20 minučių ir vis tiek gausi kažkokį rezultatą. Čia visiškai, nes, tarkim, vienas dalykas, iš marketingo backgroundo, ne, juk yra moodboardas, yra brandbookas, ar ne, yra dar iki brandbooko dar yra vardinio ženklo tiesiog aprašas. Taip. Nu, tiesiog, ir tu jau gali turėti tos, tada yra Canva arba Adobe Express, kur yra šablonai. Vat laikykis jų bent jau, ne, nu per daug negalvok, bet mes turim tą žmogiškai dalyką, kad, man nepatinka, man negražu. Dabar beje su Canva turim video padarę, kaip AI prijungti prie Canvas. Ir kaip Canvai susikurti savo prekės ženklą brandbooką. Tas variantas tai nieko. Ten dirbtinis intelektas iš tavo Canvas sukurto brandbooką jau paima arba šabloną, arba, nu, tą vadinamą brandbooką ir tada padaro tau jau visą turinį, kurį tu iškart gali publikuoti. O kaip tai veikia auditorijai? Kaip žmonės išskaito? Nu, tas žmogus, kuris, jūsų yra pagrindinis pirkėjas, nes kol dar robotai neperka, kaip čia pasakius, dar, ne, nes yra agentai, kurie ten apipirk man ten pigiausia, tada robotai su robotais bendrauti, čia man toks, jau toks, žinai, jau prasideda, bet kaip, tarkim, su vizualinė medžiaga, kaip žmogus išskaito, kokia jūsų patirtis, šitoje vietoje, ir jūs bandėt lyginti, vis tiek turit kanalus, kurios, vis tiek optimizuojat statistikas ir panašiai. Lyginti, kaip vizualai skiriasi? Jo, vizualai, kurie su dirbtiniu intelektu labiau sukurti ir, pavyzdžiui, tavo pačios, žmogaus. Tai tikrai skiriasi. Gal dabar labai, kadangi didžioji dalis žmonių staigiai pradėjo generuoti visus tos vizualus, tos idėjos gana yra panašios. Tai visa social media, visi kanalai, tu matai, kad yra kažkokios reklamos ar šiaip ant statika kažkokia. Ir, viskas atrodo beveik identiškai, ten spalva gal kažkokia skiriasi, dar kažkas gal prideda, o čia pridėk prie produkto kokią rankelę dar, tai gal tas kažkas skiriasi, o tu kaip pats, nežinau, dizaininį tą visą, nežinau, statiką, paveiksliuką, tu kažkaip, nežinau, aš įpratus ieškotis idėjų Google, arba ten Pinterest'e kokiam, arba šiaip susirasti kažkokius gerus pavyzdžius, kurie tikrai veikia ir iš to padaryti tokį bendrą marmalą ir tikėtis, kad veiks, nežinau. Gal unikalesni yra, gal jie netokie geros kokybės, netokie iššlifuoti, bet aš manau, jie veikia geriau. Plus, jeigu tu moki kurti paveiksliukus ir su jai sukursi kažką geriau, tai aš kaip ir sakau, tai jai yra toks įrankis, o ne kad pakeičia tave. Jo. Nes dabar aš spausiu jai, nebus, kad man video pradės kelt, man namie reiks miegot. Tiesiog tiek pat darbo, tiek pat idėjų reikia, tiesiog padeda geriau gyvendinti, greičiau gyvendinti. Jo, gal čia toksai Pinteresto, gal kaip Pinterest'e mes anksčiau ieškodavom idėjų ten Tumblr'į, taip dabar mes galim paklausti ChatGPT, įsikvėpti ir tada iš to, ką įsikvėpiam ir daryti kažkokį originalų. Bet nerekomenduojame aklai pirmo varianto dėti, nes bus jau milijonai žmonių su to pačiu pirmo variantui. Aš tą labai matau iš šitų Facebook'o grupėse, kažkas maketą įdeda. Tai aš ir sakau. Ir čia labai konkretus pavyzdys, kai, žinai, deda jau maketą. Fainai, kai yra maketas padarytas. Visi šiaip mėgsta maketus ir visą kitą, bet kad netgi tam tiesiog, tam tikrose maketose vietose, kur, žinai, papunkčiui kažką tai rašo, ne, tie tekstai, kas ten giliau, yra netgi per maži. Ir kai pagalvoju, vis tiek tos maketus kūrėsi tas dirbtinis intelektas kaip labiau kompiuteriui. Ir tie maketai nėra suoptimizuoti telefonai. Nes tada tau reikia, labai daug teksto, pastebėjau. AI tose paveiksliukuose labai daug teksto būna. Ir labai visuose kampuose. Neonai aplinkui, viskas ryšku, toks apkrautas, labai nėra to minimalizmo. Ir toks busy. Bet yra įvairūs įrankiai, kur galima pakoreguoti viską. Ne, tai įrankių ant įrankių ir dar įrankių yra tų įrankių, žinai. Tai čia kaip su to dėja, žinai, kas man labiausiai nepatikdavo. Tu imk tą, žodžiu, ir visus naudoja ir tada išgauni ten efektą. Kaip pavyzdžiui, jeigu aš esu turinio kūrėjas, ne, jeigu esu įgudęs turinio kūrėjas, ne, tas, kuris moka filmuotis, kalbėti į kamerą, tai tada man atrodo, ką man to dėjai, aš pasėmiau tą, žinai, kad ir kamerą, pasėmiau audio įrangą
ir pasidariau savo 1-2. Kaip pavyzdys, va čia savaitę aš išleidau 11 minučių tokį kaip išlėkiau pabėgiot, prabėgau 5 kilus bet ir planavau, kad prabėgsiu ir tada įsirašysiu ten ir tada su Instagram edits susimontuosiu ir paleisiu tiesiog. Tai tik tai outro, dar pridėsiu tą klipuką, kur turiu ir viskas. Ir po to pažiūrėjau performance. Tai puikiai ten. Dabar tik tai tiek ir reikėjo. Tai o ką man dar ten vargti, jeigu jis buvo 11 minučių. Bet žinot ką, vienas iš tų dalykų, kur sakyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir nebijoti ilgo turinio. Geriau net dabar. Va būtent, netgi ir geriau. Kaip sako, visi ten į tas 2-3 minutės ir ta banga vis dar važiuoja. Bet, ne. YouTube nevažiuoja, šis trumpesnė video sunkiai. Nebent tavo tema yra trumpi video. Jo. Paaiškinsiu trumpai, tada taip. Bet šiaip geriau užsiplėsti. Ypač jeigu tai kažką mokai žmonės, jie nori išmokti kuo daugiau už tą video. Jo, man net kartais yra sunku susikarpyti ir pasidaryti kažkokius shortsus iš savo ilgų video, nes tiesiog, tu negali per tokį trumpą laiką paaiškinti dalyko, kuris užtrunka aiškinti, tarkim, 20 minučių. Ja. Per 2-3 minutės, tai ką, tu tiesiog pasakysi teiginius kažkokius. Mes pabandom. Bet neveikia. Performances blogesnis, kaip bandai. Kitas dalykas dar, jeigu kalbant jau tik tai apie patį YouTube, čia galėčiau pridėti papildomai, žmonės dažnai pagreitina video. Tavo 10 minučių realiai yra 8 minutės, ar ten 7 minutės, nes yra kas 2 kart pagreitina. Tai 10 minučių idėjai, tai nesijaudinkis, 5 minutės užtruks. Dabar tau nereikia jaudintis dėl laiko, kokios trukmės tavo video, nes pasigreitinus, žmogus turės tą savo, žinai. Galų gale yra ir kitų dalykų. Tai yra tos potėmė, žinai, gali tos laiko žymą, žinai, susidėti. Tu mes stengiamės per daug nedėti. O kodėl? Nes dažnai žmonės tiesiog praleis daug dalių ir paskui komentaruose, būna, pavyzdžiui, komentaruose rašo kažką, kas buvo video ir sako nepaminėjai, bet tai vadinasi nežiūrėjai. Jo. Būna, ieško kažkokių tada raktinių žodžių, kur jiem atrodo, gerai, man aktualu, jie nueina į kitos temas, bet gal kas jiem buvo aktualu ir jie nežinojo, kad jiem yra aktualu, yra paminėta anksčiau. Tai tas irgi tu gauni mažiau peržiūrėjimo tų laiko, to video, jis apie kontekstą pamato informaciją ir gaunas toks, nors aš pats mėgstu, kai žiūri video šitus chapterius. Man irgi patinka jie, bet aš jų tikrai nepernaudoju, aš, aišku, nenaudoju. Kitas dalykas, kaip sako, jie labiau dėl YouTube SEO yra geriau. Jie tam pagrindinė veikia. Tai galbūt kažkokius tai esminius dalykus ten pažymėti. Ypač yra fainai, kai yra, jeigu reklamą darai, tai taip. Tai tada visiškai. Tai tada, žinai, nenori, tai iš pagarbo žmogui gali, žinai, reklaminius interpus, žinai, pasidaryti, kad juos praleistų, bet visą kitą topiką, tai, būk geras, išklausyk viską išsamei iki galo, žinai, nuo iki Z, nepraleis, nes kažkas pasakyta prieš tai, gal tau atrodys nesvarbu, bet tai jungiasi iki bendrą pokalbį, ar ne? Tai čia yra taip momentas, bet čia vėlgi. Čia kaip yra vairavimo taisyklės ir vairavimo kultūra, reikėtų kitą kartą daugiau vairavimo kultūros negu vairavimo taisyklių, bet kelioniai matom kitokių patirčių. Ok, tai dabar žiūrėkit, jūsų startas kanalas, koks jo iš visų yra tikslas ir ką jūs parduodat? Viską. Marškinėlius. Startas meršas. Dar nepardavinėjom, bet gal vieną dieną, kai busim didesni. Turbūt idėja buvo sukurti edukacinę medžiagą apie AI, nes pastebėjom, nieks per daug nekuria. O tie, kurie pardavinėja įvairius kursus, jie tiesiog pardavinėja kursus. Mes informacijos jokios nėra, nieko nepaaiškina. Gal tik tokį keletą žmonių yra, kurie gal praneša kažką naudingo. Tai nutarėm savo pranešimą YouTube, nes matom, kad yra erdvė šitoj nišoj papasakoti. Turim kameras, turim mikrofonus, kodėlgi ne. Plius angliškai darom video tuo pačiu metu. Ir aš manau, bendruomenė dar, ta žodis AI starto bendruomenė, tai mes norėjom rasti gal tokių bendraminčių. Kadangi mes patys mokomės, mums įdomu, gal žmonės turi kažkokių problemų ar idėjų, kurias mes galėtume išspręsti, pagelbėti įgyventi ir tuo pačiu išmokti dar kažką naujo patys. Tai mes ir ieškojom pagrindę gal bendraminčių, su kuriais galėtume kartu augti. Ja, mes ne iš to kampo, kad mes kažkiek gurų visą žiniai viską padarysim jums. AI nauja, mes taip pat irgi mokomės. Tiesiog mes gal anksčiau pradėjome mokytis, dėl to mes sukūrėm tą bendruomenę savo AI starto, kur mes keliame kursus, tai dabar šiuo metu esame įkėlę apie Claude Code pilną kursą, dabar filmuojam apie AI svetainių kūrimą. Tai norim sukurti tokią vieną vietą, kur būtų visi žmonės, kurie tikrai domisi
tada vieta, kur gali išmokti visko tikrai, ir plus nemokama vieta, YouTube'as, kur gali išmokti, jeigu tu nuo nulio, kad neleistum Jo. pinigų, tiesiog išmokti nuo nulio, nes tikrai mes nemažai informacijos duodam nemokamai. Nes va čia, kas va raktinis žodis bendruomenės, ar ne, nes čia jau kuris laikas. Neieškokit, nesiekit daug didelio prenumeratoriaus skaičiaus, kurkit labiau bendruomenės, ar ne, tada atsiranda tokie sprendimai kaip naujienlaiškiai, ar ne, sakykime, ir naujienlaiškius jūs irgi vedate. Šiuo metu dar ne, nes šiaip mes patį kanalą pradėjom dar tik 2 mėnesiai ir mes nesitikėjom tokio gero starto, realiai. O, tik 2 mėnesiai. Jo, mūsų pirmas video beveik 40 000 peržiūrų surinko, tai aš kaip pamačiau, galvoju, Jėzau. Organiškai. Mane 40 000. Mes reklamų dar net neleidom. Niekada jokiam kanalui neleidom. Taip, ir mūsų pradžia tokia staigi buvo, kad mes net nebuvom pasiruošę, kad taip greitai reikės viską būt paruošus. Tai mes dabar realiai savo grafiku atsiliekam mėnesiu, tai dabar bandom tą mėnesio grafiką per kokias 2 savaitės pasivyti. Wow. Ok, tai dabar ties organinės peržiūros. 40 000 pirmas videkas gavosi, ne? Bet kur ir mane pagavo tos algoritmas, ne? Nes, aš irgi toje temoje ir žiūriu ir panašiai. Ir tai, produktas jūs parduodat kursus, ar ne, kur yra jūsų bendruomenės, bendros patirties, bet ar jūs organizuojate kokius workshopus, live sesijos, pasakykit, kas pas jumis apskritai yra planuojama į priekį. Viskas. Jo, mes kaip tik važiuodami į šitą laidą pagalvojom, kad mums reikėtų padaryti gyvą susitikimą, kodėlgi ne su savo visais bendruomeniais nariais. Taip pat norim daryti skambučius irgi, kad vėlgi tas gyvesnis bendravimas būtų ne tik tai per žinutės bendruomeniai. Norim irgi mokymus daryti, tai bendrai mokymus tiek įmonėm, tiek šiaip žmonėms šviesti apie dirbtinį intelektą. Nes šiuo metu mes tą patį darom užsienį, aš pavyzdžiui savo angliškam kanale jau darau šios dalykus. Dabar Lietuvai reikia irgi išverst, pritaikyt, plus čia vis tiek yra toks bendruomeniai, turi bendrauti su žmonėm, nėra, kad numetė ir nebendrauji, tai reikia laiko ir reikia, kad kokybiškai būtų. Reikia, kad žmonės nebūtų tokie santūrus lietuviai, reikia, kad reikštųsi daugiau, sakytų, ką nori. Nes dažnai pakalbint pačiam, nekalbint. Visi ateina į bendruomenę ir reikia pačiam judinti. Tai ten pažiūrėjai, padarėjai, ateisi, mes bandėme skambutį daryti. Tai labai sunku, kad žmonės tiesiog datą pasirinktų, visiems netinka, vėliau atrašys. Aktyvumo gal biški trūksta pačių žmonių. Bet taip įdomu, atrodo, visi naudoja, su ko pasiklausti, ar ne, visi tos mokymus ten pradėjo eiti, ten praėjo kažkokios, tai, bet vėlgi, aš šiek tiek pavarysiu apie apskritai mokytojus visko, žinai, kai būna, prasidėjo influencinimas, influencerio mokymai, UGC mokymai, žinai, tada, po karantino, žinai, Reels mokymai, žinai, atrodo, tik tai atsirado ir tas pats su AI buvo, žinai, tie, kurie aktyviausi, jau kažkas, aišku, žinai, kai mažiausiai buvo informacijos, kaip ir buvo, pasidalink, ką tu čia, žinai, per mėnesį naktimis nemiegodamas išmokai, nes tu jau vis tiek didesnį kelią greitesnį, nors jo patirtis vėlgi yra, sakykime, siaura, nes kai yra fainai, kai yra bendruomenė, tu gali gauti tokį klausimą arba tokią patirtį arba pritaikymą, kur, jis bus visiškai unikalus, autentiškas, žinai. Ir čia šitoje vietoje gaunasi, kad taip, čia yra ta stiprybė, ar ne, tos bendruomenės. Aš iš viso sakyčiau, pasisiūlyčiau, net nemokymus, ne workshopo, pavadinkite tai DAI pleneras. Mes nenorim irgi sakyti mokymai, nes irgi rinkoje yra labai daug žmonių, kurie jo moko. Ir neturi mes jokio backgroundo apie to žmonės, ir jie iš karto deda kainą ir tu tada, o ką aš perku? Tai mes dėl to ir norim atiduoti labai daug į YouTube nemokamos informacijos, kad žmonės galėtų įsivertinti prieš ateidami į mūsų bendruomenę, ar jiem turinys yra aktualus, ar jiem iš viso patinka, ką mes šnekam, kaip mes šnekam ir ką mes darom. Pagal juos mes nesuprantam. Va čia yra vienas iš tų faktorių, kai aš siūlau visą laiką, žinokit, kaip atsirinkti tą geresnį, nes yra taip tikrai puikiai save parduodantis, bet patirtis neaišku ir tu perki. Nes faktas, kad žmogus dažniausiai perka, emociją. Čia marketingo, kaip sakant, taisyklė. Bet kaip atsirinkti tą geresnį mokytoją? Taip, aišku, rekomendacija. Visą laiką bus numeris 1. Antras dalykas, tai pasižiūrėk jų turinį apskritai, kiek patarimai, kodėl, tarkim, trumpi patarimai.
tarkim, marketingistai dažnai mėgsta, marketingistės ypač, tai mėgsta kažkaip tai tos daryti trumpus patarimus. Minutė, 2 Taip. ir tie, kurie pradėjo rinkti bendruomenės, kad ir per tą patį Instagramo communities. Va, ten labai gerai prasisuko tuo metu. Ir mes vieną dalyką labai svarbu pamirštam. Vėl grįžtam prie YouTube'o. Yra juk įrašai. Juk YouTube'e galima įrašus turėti ir dar, kai praeini monetizacijos, jūs ten praėjo, tos iš karto jau 2 ko gero suėjo starto ar ne, kad ten gali ir uždarą pačiame YouTube'e. Ir dar, ką jūs prieš tai minėjot, kad čia dar naudojamės ten įrankiais, tai optimizacija. Palauk, YouTube'e yra Gemini dabar integruotas, kuris ir thumbnailus daro, ir nuo praeitos savaitės vertikalius thumbnailus daro. Ir aš netgi pasinaudojau progą, pirmą įkėliau YouTube'ą video. Paprašiau, kad man sugeneruotų thumbnailą pavyzdinį ir tada dar paprašiau tame pačiame tekste prie įkeliamo horizontalaus, paskui, o gali man vertikalų padaryti thumbnailą ir padarė. Ir tas išėjo Instagramo, po to panaudojau. Vat ant kiek ant pigo ir vat tų tokių platformų, tų tokių tarpinių sprendimų net nebereikia. Nes dabar, pačiam YouTube'e, jeigu tu kaip atspirties tašką turinio kūrimui pasidarysi, tai tas pats, ką tu bendruomenės įrašę padarysi, tu tą patį tekstą, kontekstą gali dėti į naujienlaišką formatą ir tada jau naujienlaišką platformom maketavimas sudaryti ir išės. Tai čia jau pasidalinau iš savo pusės, kaip optimizuojamas darbas ir tada, optimizuoji darbą su optimizuojamais įrankiais. Optimizuoji. Toks, žinai, bet jų ir mažiau reikia galų gale. Ir tada tie visi mokymai, kur prieš tai tu praėjai, kiek ten kokių naudoti, jau jie tampa išmestais pinigais. Jo, ir dar su mokymais gal yra ta pagrindinė problema, kai tu parduodi tos tokius vienkartinius mokymus, mes vien galvojam, kad gali parduoti tik tai, pradmenis, nes dirbtinis intelektas keičiasi realiai valandom. Mes turbūt dabar po šito pokalbio išeisim ir jau bus kažkas naujo išleista. Būniečiai jau bus. Jo, tai parduoti tiesiog vienkartinį mokymą, mūsų nuomonė tiesiog yra nelegalu. Tikrai. Nes per daug viskas greitai keičiasi ir dėl to mes ir turim tą bendruomenę, kad mes visada galėtume papildyti, atnaujinti, pridėti, nes tiesiog per greit viskas. Tai čia yra gaunasi kaip mokymų prenumerata, narystė labiau negu kad kursą pardavimas. Plius kaina normalesnė, nes narystės negali ten daug pinigų prašyti. Ir mes ten keliam naujienas. Aš stengiuosi kasdien kelti kažkokią naujieną apie. Pavyzdžiui, paskutinė naujiena buvo, kad podcastus beje, Eleven Labs išleido, kur gali podcastą visą sukurti iš porą žinučių. Taip. Tiesiog porą žinučių parašė ir 2 žmonės netikrai kalba. Tai čia kaip Notebook.lt buvo. Kokybė, labai gera kokybė. Jo, Eleven Labs lietuvių kalbą labai gerai valgo. Tas yra, man patinka, jeigu, kaip sako, ten kiek ten pasimi šortsai kainuoja, tarkim, šio podcast'o šortsai, kurie atveda į podcast'ą ir prenumeratorių gauna ir panašiai, yra su Opus Clip sukurti, kuriame integruotas yra Eleven Labs, būtent sprendimas. Tai lietuviški subtitrai yra, tobulai. Kaip tobulai, aišku, ne. Ten nesąmonių ir ten su brūkšneliais ten prideda tekstų, bet ten pasikoreguoti, kad ir kelių minučių video ir panašiai, sąlyginai, tikrai nedaug trunka. Tai čia tai Eleven Labs, tai super. Labs, labai gerai. Ką brangiausia, dėl to, kad populiariausia, aš ieškojau visokių alternatyvų. Yra keletą, kur lietuvių kažkiek, bet kol kas dar nerekomenduosiu viešai. Jo, nes, būtent, avatarų gal lietuviškų dar nelabai sukursi, nebent darai trumpą turinį ir darai su tais antriniais kadrais, kas iš tikrųjų vėlgi dėmesį palaiko ir tas vizualinis. Pavyksta, nebent pats audio įrašai. Jeigu lietuviškai audio įrašysi, AI gali tas lūpas pagauti. Arba tada prašyti avataro nekalbėti, tai būtų parodomasis kažkoks prekės dalykas ir tada ant viršaus uždėti audio ir tada turi tą... Yra daug būdų aplinkui apeiti, kad būtų lietuviška reklama, kūrybiškų. Ok, mes dabar šitame pokalbį iš tikrųjų daug ką sujaukėm žmonėms. Iš tikrųjų, tie, kurie mokėjo, aš žinau, kad pats esu užklausų siuntęs visokių įmonėms, su kuriam bendradarbiauju ir panašiai, kurie prašė manęs irgi ten konsultacijos, ten diena gali kainuoti ir 4,000 eurų, ar ne, ten, sakykime, kai kurios mokymus tenai. Yra ir visokiausių tų turinių, kurie parduodančių save, kebrytę. Tai, bet... man iš tikrųjų labiausiai gaila tų žmonių, kurie nusipirko ir po to vėl mato, kad nėra to. Bet vis tiek išmoksta. Realiai galbūt ne optimaliausias būdas mokintis, bet kažką išmoksta. Bet žinai, blogiausia pirkti mokymus, kai dar yra rinkos pradžia. Čia yra, žinai, toks, aš tą geriausia punktą... pardavinėt mokymus. Jo, bet geriausia pardavinėt. Ir, žinai, visi content creatoriai, žinai, pardavinėja tos mokymus ir netgi nesenai, vėlgi, žiūrėjau, iš Google Insight ir panašiai, toj
apskritai tie mokymų kursai bus sunkiau, jie ir netgi jau stengiamas nulipti nuo tokių produktų. Ne apie bendruomenę kalbu, bet apie grinai skaitmeninių mokymų paketų, nes jie būtent tai viskas greitai eina, kad tu dabar tą paketą nusipirkai ir po savaitės jis jau gali Aš iš tikrųjų asmeniškai, aš pats daug pažiūrėjęs kursų. Aš žiūriu. Iš konkurentų žiūriu kursus, angliškai. Nu, iš to viso kurso vis tiek randi detalių, kurios visai būna kartais geras. O pasirinki gerą, kurie... Kurios, tarkim, kiek tu esi atsirinkęs tų detalių, tokių, kur tavo tampa, tarkim, 3 pagrindinės taisyklės, kurios tavo yra, kur visą laiką laikaisi. Ką išmokai iš kitų. Wow. Prasideda. Aš turbūt sukūrimo, gal net ne pats patarimas galbūt, kad tiesiog daryti. Aš vis pastebėjau čia, geriausias patarimas viskam. Sugalvoju ir daryti. Net jeigu nežinai, kaip daryti, bet bandydamas išmoksi daryti. Ir aš šito laikausi. Ta pati AI. Toks lame patarimas skamba, ne, bet jis sprendžia viską. Viltai ten gal prieš, nes 2-3 metus sakiau, verta, aš dar kalbėjau, verta man čia pilnai nert. Ir pasirodo visai buvo tuo metu verta. Aš sakiau verta, bet kaip visada niekas moterų neklausė, sako, ai, čia sunku, dabar nenoriu, ir va. Biški vėliau. Nėrėm pilnai. Bet bandyti, iš tikrųjų. Jei turi mintį bandyti, nes nebijot svarbiausia, nežiūrėti kitus, nes tikrai visai yra vietos kitam, kola, Pepsi yra. Visada yra vietos daug. Mano gal patarimas būtų kritiškai žiūrėti, ką turini apskritai, neimti visko už gryną pinigą ir realiai double checkinti informaciją, nes tu niekada nežinai, kokią informaciją tau duoda. Tai aš tiesiog gal sakyčiau kritiškai žiūrėti, ką tau sako ir atsirinkti tik tai, kas gal naudinga tau. Ir gal dar kiekis. Aš dar iš Alex Hermozė išmokau irgi. Žinau, Alex Hermozė labai gerai. Aš irgi kursus peržiūrėjęs. Tai Hermozė tik kiekio irgi volumo daug kelti, žiūrėti, kas sekas, kas nesiseka. Nes pavyzdžiui, jeigu tu nori pradėti kurti, bet tu esi perfekcionistas. Ir tą vieną video, 2 mėnesius dirbi, įkeli ir 2 peržiūros. Realistiškai net 2 negausi. Ir pasiduodi. Arba kitas žmogus per tos 2 mėnesius mėgins, kels 20 video. Tai net jeigu suklys, bet vieną pataikys, supras, ką pataiko, kiti 20 jau bus geresni. Mr. Beast irgi sakė, man atrodo, geriausias būdas išmokti video daryti, tai 100 video įkelti. Nu, kaip ir Gary Vee, žinai, ten posting 5 kart per dieną. Jokiais būdais, ne tik šiaip, aš asmeniškai galiu pasakyti, išbandžiau, paeksperimentuoju irgi, paklausau visų, dar vienas bus ponios Preslis pavardė, Guy Presley ar koks, man labai patinkantis ir labiausiai man labiau jo patinka turinys, bet Gary Vee atsargiai su jo. Bandžiau, Shadowbanas vienam kanalui buvo. Žinokit, ten, kas veikia jam, jis mėgsta, žinai, tą savo pompastiką tokią, žinai. Taip. Ir, žinai, ir dėkit, belėdėkit. Nu, hebra, ne, čia ne variantas. Tikrai ne visiems, ypač jeigu Lietuvos rinkai, Lietuva, ne. Jeigu tu diferencijuoji, ten tau gali būti ir Indija pirkėjas, ir Taivanis, ar ne, ir Pietų Afrikos Respublika, gal ten Pietų Amerika, prašau, varyk. Taip. Čia atsargiai. Bet iš Gary Vee vieną dalyką aš išmokau irgi, šitos knygose, man atrodo, jab, ten buvo sena knyga, Right Punch, kad tas jab yra kuo daugiau duoti nemokamai žmonėms. Prieš bandant kažką parduoti, tu turi parodyti, kad viską moki, fokus turi mokėti ir tik tada kažką pasiūlyti. Nes kitaip tai... Čia yra jau tas žinojimo gylis, kaip aš sakau, žinai, jeigu jau ten atiduodi tiek, kad žmogus jau atrodo jau, wow, jis įsisiurbė į tą informaciją, tai tada jam atrodo, kad o kiek jis dar žino, nes dar mokymai čia, žinai, Ir tada jau žinojimo gylis tavo, nes jeigu, žinai, paprastą žinutę, ar nori parodysi, kaip ten, žinai, dieną ten susikur po 10 reelsų, man ant tokios, žinai, informacijos asmeniškai, net to nereikia, čia yra overkillas apskritai, bet šitoje vietoje žiūrėk. Jeigu, patarimai, kurie jums yra nesuveikia patiems. Iš turinio kūrėjų, kurie dažnai girdit, bet matot, kad tai yra bullshitas. Aš bandžiau kurti geresnius kokybės video rečiau, kur daug researcho darai ir galiausiai rezultatai blogesnė gavosi. Nes labai daug tu dedi energijos ant to vieno bandymo, kuris gali... Kokybė, išsamumas, irgi... Aš žiūrėjau tas kanalas, kurie sėkmingai ir jie daro ten gerus editus, ten istorija gera, ten keliauju, ten kas pabaigoje bus užklausi. Ir jiems gal gerai, bet mums nelabai šitas veikia, gal mūsų tema nelabai veikia tokie dalykai. Geriau paprastumas iš tikrųjų.
Kitas atėjo. dalykas, jums gal, žinai, ir komanda kita, žinai, Turbūt. gal ir, žinai, sklaidos dar. tie kanalai, nes, žinai, jūs dar neturit naujienlaiškių, ar ne? Nu, Mm. aš irgi, va, iš Mūsų marketingo- bendruomenė beveik, galim sakyti, nes mes ten kaip ir dalinamės naujienomis. Jo. Nes va šitoje vietoje, žinai, pas jumis dar, nu, startavę esat gerai, fainai, ne veltui jumis pasikviečiau, nes tikrai aš matau struktūrą, storytellingo struktūra pas jumis gera. Vat ką jūs man galite pasakyti, vat mūsų auditorijai pasidalinti iš jūsų storytellingo struktūros? YouTube. YouTube. Aš manau labai svarbus intro. Mhm. Pradžia, pirmas sekundės, arba nes jeigu pas, kai žiūri, įsijungi YouTube, įsijungi video, porą sekundžių pažiūrėjai, jeigu ten intro, pavyzdžiui, ten bus viskas grafikos, skraidys pavadinimai, Mhm. daug šansų išsijungs, arba jeigu pradės nuo reklamos per anksti, Mhm. arba pradės video subscribe iš karto. Ja. Kodėl? Tai labai svarbu pradžiui, Mr. Beast beje tai išpopuliarino, jis rėkia iš karto, kas šitam video bus. Taip. Tai Ir dar šiaip. ramesnių tonų tą patį. Pradžiui pasakai, ką mes darysim, kur, kas, kaip. Mhm. Jeigu įdomu, žiūrėk. Ir dažniausiai geriausia. Tai yra pažadas. Pažadas Mhm. ir netgi, ne tai, kad išpildyti, dar biški net daugiau. O tie hukai pirminiai, kaip jūs, ar jūs labiau, ar iš karto nuo pažado pradedate? Pavyzdžiui, aš irgi žinau tokį triuką, Jo. kad jeigu tam neilę įdedi momentą iš video paeina geriau, nes žmogus jau mato iš tam neilo, kad aha, aš čia gausiu ir tada, kai video pamato tą vietą, jisai, taigi aš dėl to ir paspaudžiau, aš ir Aha. gavau tą produktą, kurį ir Nes paspaudžiau. dabar daug clickbaito yra, kur Jo. paveiksliuką nupiešta, ko nebus pačiam video. Taip. Tai labai neblogai, kad tas paveiksliukas atitiktų realybę, Jo. kad žmogus pamatytų tą paveiksliuką ir tada kituose video žinos, kad čia ne clickbaito. Ką vis dar daro 15 minučių ir Delfi, ar ne? Ir Skambios po to antraštės, pasigavo LRT, kas labai, nu, gaila. Iš tikrųjų, va, tos skambios antraštės, ar ne, nes, nu, kaip sako, jeigu žmogus pamato, kad, nu, tai yra atsiranda nepasitikėjimas ir iš tikrųjų žmonės labai nervuojasi ant tų, žinai, bet gavosi tai toks ir, kaip sakant, įprotis ir visi jau susitaikė su to, žinai, kaip lyga, čia, žinai, kaip susitaikė su savo lyga ir pripažinti, žinai, nu, kitaip nebus ir spaudi, žinai. Mhm. Ir taip maždaug, nu, tikrai ne fainai. O vat YouTube'ai to vat neišeis. Vat čia jau sužaisti, vat nelabai. O tai gerai, bet, pavyzdžiui, aš vat, sakykime, vat, kaip sakau, žinai, nu, norėčiau, žinai, paedukuoti auditoriją, kad hebra, gerai yra hukas, gerai yra pažadas, bet, nu, šiek tiek pabūkit kantresni, paklausykit bent minutę, pusantros daugiau, nes dažniausiai, kodėl tie hukai ir prasidėjo, dažniausiai tie turinio kūrėjai, dažniausiai, jie tikrai turi ekspertinio turinio kūrėjai, atsiprašau, ekspertinio turinio kūrėjai, jie tikrai turi kuo pasidalinti ir kažkur tenai yra tas atsakymas, kurio tu ieškai. Bet, va, tipo, tau nepatiko intro. Nu, tu, žinai, iš auditorijos pusės, tai kodėl nepasižiūrėjai ilgiau, ar ne, labiau pasigreitinti gali ir taip toliau. Tai, žinai, norėčiau patarti, kad, nu, ir palaukit biškį. Nu, porą minučių pažiūrėkit, apsišarokit kantrybę ir bus viskas gerai, jūs gausit tą atsakymą. Vėlytę paspaudinė. Jo, kad ir, arba tos, žinai, laiko žymų paieškot, pasižiūrėti, ar ne? Nu, kad ir, nu, bent jau. Bet to vis tiek, nu, matot, kad hukai, va, kaip sakėt, ne per greiti, ar ne per daug pažado. Vizualai. Žmonės nori dabar vizualiai matyti, neužtenka. Taip, nu, visi po tų tiktokų turi tokį gal sutrikimą, kur reikia vizualų. Ja. Reikia kažkas turi stimulacijų, judėti, keistis, kas kažkiek laiko negalim būti per daug nuobodžiam. Tai netgi mokomajam tu turi kontente kažkas turi judėti, efektas, garsiukai kažkokie. Nes kitai žmogus, kad ir jam ir įdomu, kažkodėl gal pasąmoniai norės išjungti kažką, swipint TikTok. Taip. Ir šiaip gal nekalbėti tokių pompastiškų žodžių Ypač ir Lietuvoj. nedaryti tų tokių įžangų 5 minučių apie nieką realiai, o tiesiog griebtis reikalą ir pasakoti apie tai, apie ką yra tas video. Ir gūrų, man atrodo, biškai per daug niekas tave nenori matyti, kur visažinių šitų, kuo mažiau būtų tokių visažinių. Ir nebijoti. Aš viską žinau geriau už visus, Jo. man atrodo, ne visi nori matyti. Gal nebijoti pripažinti, kad tu darai kažkokias klaidas, arba Jo. tau buvo kažkokias nesėkmės, nes iš tikrųjų nesėkmės ir daro geriausias istorijas. Aha, ir mes čia kaip ir kartuojam tą patį dalyką. Jau geriau, kad ir jeigu ir, nu, bet čia ir pridant, ką tu sakai, žmonėm labiausiai, kas traukia, yra patirtys, kaip tau tai pavyko arba nepavyko ir kodėl tai nepavyko. Pamokos. Nu, tu dalinisi pamokomis. Mūsų video beje yra, kur mums neišeina. Taip, ir mes video grinai, Paliekam. o
kas čia nutiko, neišėjo. Nu gerai, ką dabar toliau darom. Jo. Ir mes nekarpam tokių momentų, mes juos kūrė paliekam. svetainę ir baigęs kreditai. Jo, aš su Labai per Klodu, daug kainavo. Klod dizainas buvo, aš turėjau tuo metu $20 planą, Jo. buvo tik pati pradžia ir aš dariau video ir susikūriau ten visiškai bajo nesąmonę. Ir jau pataisimas buvo vienas ir galvoju, nu gerai, ką aš čia toliau darysiu. Ir man išrenta viskas, savaitį nebeturiu Klod limitų, pabaiga. Ir aš palikau video, sakau, tai susitiksim kitą savaitę, kai turėsiu dar kreditą. Su $20 Taip. tiek ir išeina. Nu. Taip, Bet va čia ir yra gaunasi ta pamoka, žinai, o ne kad ten laukti, po to nukelsi, žinai, taip. neteisas laikas, nes o koks jūsų, jūsų patirtim iš tikrųjų, kaip dažnai reikėtų, tarkim, jūsų mokamiai, kokios yra daugmaž trukmės, apie 10 minučių, 20 minučių? Būt nuo 7 iki 20 gali būti. Nuo 7 iki 20. Mane trukmė, taip, mokamoji medžiaga yra, aš irgi eksperimentuoju, tai žinok, panašiai. 25 yra gan retai, tarkim, iki 20, 7 yra toks, tobulai, plus tai yra 3 reelsai. Man labai patinka skaičiuoti kas 2-3 minutės, tai tokiais kaip ir etapais, jeigu tai būtų skyriai ir poskyriai, tai dėlioti turinį, kad galėtum išsikarpyti ir daryti tą serijinį turinį iš principo. Tas veikia, jeigu kaip platini savo šitą turinį į kitus sos tinklus. Nors, kas yra įdomiausia, YouTube Shorts yra iki 3 minučių, o tarkim, Reelsai, Instagrame, Facebook'e yra ten 11 minučių. Ten dabar vis ilgiau leidžia, aš pastebiu. Taip, ir kaip pavyzdys, LinkedIn'e, man atrodo, 12, jeigu per telefoną, ar 10, jeigu per kompiuterį 15 minučių. Keli, ta prasme, tai dar su LinkedIn'u yra taip, kad žiūrint per ką tu keli. Jeigu telefonu tai trumpesni, jeigu desktopas tai yra ilgesnis turinys. Tai, bet sakykime, čia šitoje vietoje, tarkim, mano turinys bus apie 10 minučių. Kaip pavyzdys, turinio, čia yra žinutė tam, kuris, išklausė, jo, man irgi reikia kelti, man reikia pradėti, formulė gera, kokia trukmė, koks intensyvumas. Į savaitę kartą, į savaitę 2-3 kartai. Koks jūsų patarimas, nuo ko? Šiaip iš tikro pradžiai, tai geriausia, jeigu neturit laiko, tai bent į savaitę kartą įkelti jau yra gerai. Aš kasdien. Galima ir kasdien kelti, jeigu spėji. Jo. Aš pradžiai realiai keliu. Kiekvieną dieną. Jo. Ilgą video. Taip. Wow. Ryte atsikeli, išmokai pats kažką, sukūrė skriptą, pasakoji. Ir vakare išleidai. Kada išleidai. Atsikeli ryte daryti tą patį. Taip. Fufu. Bet mes pasidalinam darbus, nėra taip, kad viską daro. Jo, bet tai, bet, tarkim, bet aš sakyčiau 2-3 įmonė samdo, kartus. gerai, šiek tiek perfrazuosiu, įmonė samdo komandą ir jiem reikia organinio turinio, kiek pasiūlytum, kokiu intensyvumu jiem reikėtų kurti, kokį planą pasirinkti. Žinai, būna planas minimum, planas medium, planas expert. Tai visada, kaip marketingo agentūrai, viskas priklauso nuo biudžeto. Tai jeigu įmonė turi mažą biudžetą, tai tada bent vieną kartą per savaitę tikrai reikėtų paustinti. Jeigu turi daugiau pajamų ir gali, tarkim, įmonė nusisamdyti kažkokį žmogų, įmonę ar kažką ir kelti to daugiau turinio, tai tada aš sakyčiau 2-3 kartus per savaitę. Temos priklauso labai. Jo, ir priklauso nuo temos, nes pavyzdžiui, man teko prisiliesti prie Topo centro irgi reklamos, tai ten reikia per dieną kokius 6-7 paustus suvaryti, nes tiesiog per daug yra prekių, per daug yra naujienų ir tiesiog toks yra produktas. Čia jau temos, jo, bet sakykime, kažkokiu tai vidutinė įmonė, ne tokia didelė, ne toks, žinai, bet čia yra e-komercija, yra jo. Taip. Atsiprašau, kad ten kad nesumažinom šiek tiek tokio pločio, nes tų įmonių visokiausių yra, tarkim, gali būti kokia nors klinika, nedidelė klinika, veterinarijos klinika, kur, žinai, ten paslaugų gal ir yra, bet apie visas nekalbės ir esminiai dalykai, kurias pasakot. Nes, sakykime, mano patirtį dažniausiai 3-4 savaitę įrašai yra bet jos turi segmentuoti, kokiam temom jie važiuoja. Taip. Bet jeigu esi, kaip sakant, turinio kūrėjas, kuris ten kažkokią tai temą gvildena, tai vlogai šiaip yra gerai, kai yra 2 kartus per savaitę. Bet kaip startuoti yra geriau su šiek tiek daugiau, apie volume kalbant, ta hormozė taisyklė. 4 į savaitę, o po to mažinti iki galbūt 2, tam, kad tu sužinotum, surinktum duomenis, ką hormozė ir sakė, ar ne?
ką aš ir pats eksperimentuodamas ir dariau su savo turinio kanalais, kurių turiu 4 asmeninius irgi pats, tai jo, geriau pradžia startas toks biški didesnis, stipresnis, tada čia kaip einant į sporto salę. Pradžioj būna labai labai sunku ir tu bandai ten plėšyti tą raumenį, kad priaugtum, o po to jau pradedi reguliuoti savo jėgas ir matyti savo ribas ir tada jau tavo tikslai susiaurėja šiek tiek ir tada tobulinti tam tikras dalis. Reikia tobulinti thumbnailus, ieškai ten sprendimo. Reikia tobulinti skriptą, ieškai ten. Kalbant apie skriptą, ar jūs jau organiškiau jau jį patys jau pasakot galit, ar vis dar laikote struktūros kažkokių ten, kaip sakau, storytelling kortelės įsidėliojat? Kaip vyksta tas skripto jūsų dėliojimas? Šiaip mūsų patirtis skirtingas. Dėjus tai toks, nepabijosiu žodžio, japintojas. Jis gali tiesiog atsisės, pakalbėti ir viskas. Aš kadangi tokia struktūrą mėgstu biški labiau, tai aš mėgstu kartais ir su teleprompteriu tuo padirbėti, tai aš kartais kai ką perskaitau, bet praktinius visus dalykus, tai mes realiai šnekam tiesiog bedarydami. Nėra tokio, kad mes ten pasidedam kortelę, dabar čia pakalbėsim taip ir taip. Gal tas ir turinys pas mus toksai gaunasi biški chaotiškas, bet biški ir organiškas, gal dėl to žmonėm irgi taip patinka žiūrėti, nes jie galvoja, aš lygiai taip pat darau, aš nežinau, ką dabar daryti, kaip jinai, ir gerai, klausim, tada čia kažką darom, tai neturim mes tokių. Aš tai kaip filmuoju, aš maždaug žinau, ką aš noriu parodyti vidury ir tada pradedu ir kaip kaunasi. Va, pavyzdžiui, vidury žino, ką parodyti. Aš žinau, kokia idėja, ką noriu pradžiai paminėti, kokius keywordus. Ir paskui jau kaip karpyt galiu to labiau. Į kažką netai pasakiau, galiu iškirpti, pridėti, nėra kažko. Bet tas biškai užtrunka laiko. Va, čia struktūra gelbėja postprodukciją. Jis man negalvoja, nes aš labai daug video montuoju. Aš labai daug video filmavęs. Taip. Sakyčiau, virš 1000 ten daugiau ilgų šitų video. Tai visai jau geriau biškai pradės. Geriau filmuojas po to. Ne, tai be abejo, kas be ko, nes aš asmeniškai irgi kiek bandęs skirtingų, žinai, visiškai nuo japinimo, tie japing video, kas veikia, neatsimenu dabar vardo, nepasakysiu, bet buvusi Steveno Bartleto The Diary of the CEO, ta CMO mergina, kuri YouTube Creators dabar išėjusi, tai pastebėkit, kaip jinai darė, visiškai japino, bet vienas iš 2 dalykų, kas pas ją skiriasi, jeigu, kaip sakant, tie, kurie kuria video, tai mato, pas ją temos šiek tiek lokacijos, jinai keliauja. Kartais jinai ėjo gatvėje, jinai kelionėje, bandžiau ir aš tą patį, ir netgi tą pačią šią savaitę irgi lygiai tas pats buvo, irgi save perkeliu kitą erdvę ir ten susukau tekstą. Čia toks... Čia geriau. Tai. Žiūrovai geriau, bet sunkiau gyvendinti, tada reikia. O man lengva, žinok. Ir man performances geresnis. Tuo metu toj vietoje aš geriausiai jaučiuosi ir tada man išeina ta žinutė. Čia, vėlgi, skirtumas, ne? Bet faktas, jeigu tu labiau... Su mūsų volumu tiesiog neišeitų. Mes reaguojam greitai labiau. Pavyzdžiui, išėjo naujas modelis, aš jau už valandos galiu būti video kėlęs apie tą modelį. Ir dar pagalvojus, jeigu mes kalbėsime apie naują ten klot kokį modelį ir kalbėsim apie tai miške, tai gal irgi keistokai atrodys. Nes, pavyzdžiui, gal išsiskirtume, mėnesį atostogose buvom. Taip, dėl to buvo šiek tiek jai startas pristatytas. Atsiprašom žiūrovojo. Bet mes keliaujam su kamerom, su tokiam dėlėm šviesom, mikrofonais ir reaguojam vis tiek. Ir filmavom savo kelionę Eurotripą į tai, kas veikia kanalą. Tai bet kuriuo atveju, jeigu kažkas pristabdyta, vyksta darbas kitam kanale. Jei kažkas didelį atsitinka, ištraukiam kameras viešbutį B&B ir filmuojam. Cool. Čia tai fainai. Bet tai, čia žinai, kaip sakant, čia jūs kaip crazy tokia porelė content creatorių, ne, tai jums kaip ir gaunasi. Dabar, žinai, sėdė dabar koks nors, žinai, gamybininkas, direktorius ir galvoja, tai o kaip aš tai padarysiu, man čia dabar reikia samdyti žmonių ir taip toliau. Tai jūs ką patart, gerai, įsivaizduokim taip, yra gamybinė įmonė, ne, gamina kažkokį produktą, tarkim, greito vartojimo prekė. Gali būti čipsai, gali būti, žinai, gėrimai ir panašiai. O dar geriau, tai tebūnė dabar populiari tema longevity. Longevity produktas. Tai tai, kas veikia, čia irgi su longevity yra susiję. Visi tie, kurie longevity kažką, tai, tarkim, jie gamina, jie turi belekiek informacijos. Taip. Ir jie dar gali partneriauti su kitais turinio kūrėjais, kalbant apie affiliate, partnerių, sponsorship,
kaip sakant, paid sponsorship ar ne, angliškam terminėm, tai tiesiog partnerių rinkodara yra affiliate marketing, jeigu taip žiūrim, product placement, produkto integracijos yra, tarkim, čia yra, kad matytųsi. Tai yra vieni iš tų dalykų, iš ko uždirba iš tikrųjų turinio kūrėjai, o ne iš YouTube peržiūrų, nes YouTube peržiūrų yra ten juokingos. Dabar ten neuždirbsi. Aišku, padengia minimum sąskaitas kažkokios, tai faktas, bet ne ten yra didėjai pinigai. Ir dar galų galę tas ketvirtas uždarbio principas, tai ką tu parduodi. Tai sakykime, dabar tai įmonė, kuri gali turėti savo turinio kanalą, longevity produktas, kaip savo vedamasis, ar ne? Ir kaip jam dabar ar tada ieškoti kažkokiu, tai kaip minėjot, brand ambasadorių, ar tai savo vidinį žmogų, ar tai samdytis viduj darbuotoją, kuris bus content creatorius, kaip jūs čia patartumėt gal kokių patirčių, nes vis tiek pas jumis kreipiasi žmonės, vis tiek į tos mokymus ir panašiai kažkokių tikslų, su kažkokiais tikslais ateina. Ką daryti? Iš tikrųjų, dar Lietuvoje labai gaju yra tie influenceriai ir brando ambasadoriai. Yeah. Ir aš iš tikrųjų linkėčiau žiūrėti ne į didelius kanalus, o iš tikrųjų atsifiltruoti ir atsirinkti mažesnius kanalus, nes jie iš tikrųjų parduoda žymiai geriau ir auditorijos yra žymiai nuoširdesnis, ryšys yra stipresnis tų auditorijų ir jie dažniau yra linkę pirkti produktą iš tų mažesnių kanalų. Plius tie žmonės mažesnių kanalų gal tu randi talentą ir juos pasisamdai kaip savo kūrėją viduj komandos. Nes čia geriausiai iš tikrųjų turėti savo kūrėją. Kuris full-time office, kažką papasakot, telefonas, kamera papasakoja. Bet čia geras, anksčiau buvau tipo influenceris, dabar tis gavau, žinai, sodrą, su sodra, žinai, įdarbintas. Taip. Ir kaip ir važiuoju tame rėžė. Tai yra nuostabu, nes aš, pavyzdžiui, tam tikram influenceriams, sakyčiau, atleis savį iš darbo, nes tu ne ekspertas, tavo trendai baigėsi. Sorry, keisk, vėlgi. Atėjai į influencerių rinką, tai jau tu kažką pakeitėjai, ar ne? Dabar jau tau reikia būti, todėl ir atsirado tie brand ambasadoriai, ne? UGC dar tie vadinami. UGC ten kitaip, sakykime, bet jie UGC netgi, sakyčiau, daugiausiai aktorinio sugebėjimo turi ir mes turim patirties su UGC turinio kūrėjais, mes turim geresnės patirtis negu su influenceriais tam tikrais, dėl tų tam tikrų įgūdžių žmogiškųjų, kurie yra geriau aktoriniam arba perduoti žinutę. Aš UGC rinkčiausi irgi, nes aš asmeniškai nuo to influencerių pavargęs, ypač nuo pagrindinių. Aš kai matau prekę, man iš tikrųjų negatyvus ir aš nenoriu prekės tos, nes atrodo peršama kažkaip labai stipriai. Aš iš vis prisipažinsiu, nepalovinu nei vieno influencerio iš didžiųjų influencerių. Ta prasme, manęs kartais paklausia, ar matai, aš iš viso nežinau apie ką. Čia marketingistų problema, nes jie turi, žinai, vieną savo kažkokį, tai, žinai, sprendinį, kurį turi spręsti ir jis mato jo pasaulį ir daugiau tu ten, kas ten, kaip man, pavyzdžiui, nes jinai buvo, pamačiau pop muzikos, ten kažkokia žvaigždė, kažkokia, dabar net liktai Aistė vardas. Ir ten, kas ten tokia galvo, čia vėl kažkokia dainininkė atsirado, come on, žinai. Man kolega sako, Sigi, tu rinkodarą dirbi, tu turi pop kultūrą visą išmanyti, kaip nežinau ką. Aš sakau, kam? Mes klausėm Aistės irgi buvom nustebę. Aistė. Pas ją geras username'as buvo. Taip. World famous Aistė. Instagram'e. Dėl to atsimenam taip gerai. Mes galvom, kaip jinai username'ą gavo Aistė. Pasižiūrėjom, pas ją yra World famous Aistė, matau. Ir dabar labai gerai atsimenam. Ir dabar atsimenam puikiai. Neblogas dainas. Ne, tai čia labai geras brandingas, pozicionavimas ir komunikacija, bet ne, bet žinai, kaip tada, kaip tada žmogui išgyventi, ta prasme, verslui, ar ne, kuris turi žinoti tą pulsą ir yra tie rėžiai, net, sakykime, komunikacija, ta, kurią aš komunikuoju savo produktu, ar ne, ką veikia konkurentai ir kas vyksta apskritai visuomenė. Turi tokie 3 sluoksniai. Kaip tai dabar suderinti, kaip jūs tai sprendžiat? Mes vartojam patys nemažai kontentą, aš ir TikTokus pasižiūriu, kas vyksta, trendus įvairius, turiu porą akauntų. Tai čia jau pop kultūra, sakykime, vadinkim tai. Turiu keletą akauntų, vieni seka, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto užsienio, kas vyksta, kitas akauntas toks labiau pramoginis, kas šiaip pasaulyje vyksta, kad turėčiau iš abiejų kažkokią informaciją, plus YouTube atsikėlus ryte aš porą valandų žiūriu. Bet žiūriu, ne ten nelinksmus video, podcastus pasižiūriu, kas vyksta pasaulyje ir ką kiti konkurentai filmuoja, kad visą laiką tokį pulsą palaikai, kas darosi, kas naujausia, naujus, mažesnius sekėjus, tos kūrėjus pasiekė. Važiuot, kas ten naujo, gal kažką galim būtų savo pritaikyti. Tai iš tikrųjų vos nepilnas darbas yra sekt, kas vyksta. Jo. Ir paskui įgyvendinti. O kaip tu? Aš gal kitaip klausimą supratau, bet
jeigu įmoniai konkrečiai ką daryt, tai aš manau, arba nusisamdyti tada vidinį kažkokį žmogų, kuris darys, jeigu pati įmonė neturi ten kažkokio žmogaus, arba nusisamdyti kažkokią agentūrą, kuri tau padės ir užsiims. Su agentūra labai paprasta, nusisamdėjai, jie visas naujienas žiūri, visus trendus prižiūri ir viską padaro. Daug geriau agentūra šiuo atveju negu vidinis. Jo, nes Jeigu dėl monitoringo prasme. Va, aha. O šiaip, jeigu viduje yra talentas, kuris tikrai nori eiti, filmuoti turinį ir būti viduje ir žinot prekės ženklą, tai prašau, keičiam jo poziciją, leidžiam jam kurti, daryti ir dažniausiai tokie žmonės ir tampa prekių brendo ambasadoriais iš nieko. Ir YouTube 100% yra galimybė neišnaudota čia. Bet kas, va, turit įmonės, veskite YouTube, pasižiūrėkite, konkurentai yra. Tai turbūt jiem neblogai sekas dėl YouTube, jei konkurentų nėra dar geriau. Va šitas momentas, sakyčiau, va, žinai, kai visi, čia reikia, ten buvo TikTok, nes ten, va, naujas. Ir, va, kai YouTube pamiršo, ir dar, kai pasitiek įrankių užaugo, ką beje, pastebėkime vieną tokią tendenciją. Aš kadangi tame esu senai, ir jūs, aišku, bet, va, iš auditorijos pusės žiūrint žiūrovų, tai YouTube'as išleido kokią naujieną, jinai būtinai bus nukopijuota ir integruota. Galbūt su shortsais, su reelsais, ne, vertikalės, vienintelis dalykas, kas pas YouTube'ą vėliau atsirado, bet visa kita pirmo YouTube'e atsiranda. Nes tai yra, jeigu tai pasižiūrėsi, ten nėra tik tai horizontalės ir dabar vertikalės. Ir kas dar labai fainai atsirado, YouTube'e dabar atsirado serialų sekcija. Pas jumis turėjo būti atsirasti grojaraščių tipas, nes anksčiau buvo paprasti video, mokamieji ir podcastai. Dabar serialai jau atsirado. Tai iš viso dabar kaip serijinis turinys važiuoja ir kaip pagalvoju dabar tą serialų sekciją apskritai netgi ir telike visai kitaip matysis, jau ten tampa tokiu centru turinio, kad tau jau iš tikrųjų parodo, kokios yra kryptis. Ir beje, ta serialų sekcija buvo labai tyliai, be jokio labai garsaus kaip sakant, pranešimo. Tiesiog žiūri, atsirado. Nes tai ne visiems, tik tiem, kurie dabar turi partnerių programą. Tai va tas yra fainai. Tai jums, pavyzdžiui, jūs galite šalia tokia, kaip ir savo tam pačiam kanale subturinį tokį leisti, serinį, kokį nors vaidybinį, dar kažką iš situacijų, kas iš tikrųjų vėl. Aiva kurta turinį. Va, labai geras pavyzdys. Pas mus ten porą tokių įdomesnių. Jo, tai va čia yra tas, jėga. Okay. Tai dabartis jūsų, bet vis tiek, jūsų koncentracija dabartis iš visų tų kanalų, kuriuos turite, yra numeris 1 AI startas, kaip suprantu, ne? Plius mano angliškas tas mano AI kanalas. Bet AI. Taip, AI. Viskas, AI, taip, tas pats. Okay. Tai, bet, pavyzdžiui, kaip čia pasakius, tai yra vis tiek gaunasi kaip gerai jum, kai, kaip sakant, 2 žmonės, 2 specializacijos, 2 kėdės. Nes, va būtent, kad tu esi ekspertas savo, kaip sakant, atstovas savo produkto, bet dar esi ir turi būti content creator. Man čia yra tas 2 viename. Kodėl tas posakis yra tas pats pirmas, ar ne? Esminis, kad realiai, jeigu tau, tarkim, turi produktą, kur tik tai turinio dėka gali būti išreklamuojamas, tau reikia visų pirma pamiršti savo specializacijos produktų, tapti to profesionalių turinio kūrėjų. Va čia tas, va 2 dalykai. Tai tą balansą, kaip jūs vis tiek, pas jumis kreipiasi su užklausom, ar ne? Kaip jūs sprendžia žmonių problemą? Nes jūsų problema išspręsta, jūs 2, Jan, viskas čia gerai. Bet jeigu yra vienas, kokie jam yra patarimai, nuo ko atsiremna? Man kažką panašaus daryti kaip mes? Panašiai, jo, bet turi produktą, galbūt skaitmeninį, galbūt, kaip aš, turiu knygelę, ar ne, sakykime, savo išleistą ir tame yra turinys, tai yra produktas ir turiniu turiu generuoti ir daug tokių kitų. Kažkas turi botanėlius išleidę, kažkas turi ten baldą kažkuo, tai daro kažkas paslaugą konkrečiai, kaip jam tą sudėlioti, kaip tarp to ekspertinio turinio kūrėjo produktas ir turinio kūrėjo. Aš manau, viskas čia iš tikrųjų nėra taip toli viens nuo kito, kaip atrodo, viskas eina lygiai grečiai. Jeigu tu esi savo srities ekspertas, gal nejauku bus tik prieš kamerą pakalbėti pirmus 2-3 kartus. Po to tu jau atsisėsi taip paprastai, nežinau, be gėdos jausmo ir kalbėsi. Ir gal susiskirstyti temas,
tokias labiau popinės iš pradžių. Paleisti tą pop turinį apie savo produktą. Labai geras patarimas. Aha. Ir bandyti atsiremti į esamus trendus kažkokius. Jeigu, gal net pavyzdžiui, produktas batonėlis, dabar buvo su dirbtiniu intelektu labai populiaru ten, nežinau, Formulė 1, ten pedokės ir panašiai, tai nežinau, įdėk savo veidą ir su to batonėliu būk. Padaryk kažkokią nesąmonę. Vėliavą, kur ten Jo. šlipo ant to dangoraižio. Jo, Visi taip. savo brandus dėjo. Taip. Vat, Mhm. atsiremkit trendus ir padaryk kažkokį viral dalyką ir tada jau, Kad nežinau, įeitum į srovę bendrą, įeitum į ne? srovę, o tada jau duok realiai naudą savo produktą. Mhm. Tai čia Jeigu toks greitas. šiaip patarti, tai turbūt, jeigu mes turėtume patarti kažkokią įmonę, tai turbūt pradžio paklausti reiktų, kur tas yra blokas. Nes kai Mhm. kuriem blokas yra filmuot, kai kurie Taip. įrangos neturiu, nežinau kaip. Kitas Aktorius pasakot ten- nemoka. Jo, Taip. tai reiktų žinot pradžio, kur yra blokas. Ir man atrodo, visi gali galiausiai. Ir plus dabar šiais laikais reikalaujama, atrodo, vis daugiau ir daugiau. Dabar tu turi būti ir verslininkas, ir Taip. garsistas, ir apšvietėjas, ir kameras įgaudytis, ir SEO. Taip. Ir visi tikisi, ir čia dėl to AI labai gerai, nes iš tikrųjų išsprendžia kurios dalykus. Gali paklausti apie audio, gali apie visas paklausti. Tai dėl to AI padeda, bet įmonė reikia individualiai klausti, kur jūsų yra blokas. Kai kurie tiesiog nenori filmuotis iš vis. Čia didžiausia. Tai tada reikia samdyti Samdai. outsourcą jo kažkokį. Mhm. Jeigu įranga, tiesiog padedi su įranga ir padarai taip, kad ta įranga būtų su vienu mygtuku, Taip. nieko nejudini, vienas mygtukas ir veikia. O faceless video, pavyzdžiui, tie beveidžiai, kad tiesiog pasakojimas be žmogus veido. Ar jie, aišku, šiek tiek prašiau veikia, ar Taip. kaip? Su geru montavimu veikia. Su geru montavimu veikia, bet jeigu tik pradedi montavimą arba šiaip su dirbtiniu intelektu, nežinau, ten kažką susimontuoji, nebus vis tiek taip gerai. Mhm. Reikia Jie- įmontuoti. Jo, ir šiaip žmonės yra labiau įpratę matyti veidą, nes, pavyzdžiui, tie faceless, net jeigu ir turi avatarą kažkokį sukurtą ten, tai jie vis tiek netaip gerai. Na, mes iš tikrųjų turėjom AI startą bendruomeniai tokį klausimą. Mhm. Vienas iš mūsų bendruomenės narių turi faceless kanalą ir vat klausė, kodėl jam neina video. Ir mes atsidarėm, tai visų pirma, thumbnailai, ką mes ir davėm patarimą, kad Taip. thumbnailai yra dirbtinio intelekto sugeneruoti žiauriai daug teksto, tiesiog Plus toks tam chaosas. jau matosi, kad avataras kalbės. Aha. Aha. Ir jau tada žmogus netaip nori klausyti tą dirbtinio intelekto sukurtą turinį, tai jis renkasi nespausti jo ir greičiau Taip. paspaus gal ne tokio eksperto, bet žmogaus video. Ir pats turinys, aš sakyčiau, avataras nėra blogas, jeigu turinys yra įdomus. Bet tada turi gerai Taip, montuoti ir gerai istoriją kurti. Tai tada turi kitur labai būt geras. Taip. jei nori Taip, veidą kažko rodyti. kompensuoti. Taip. Taip. Okay. nes mes žiūrim, pavyzdžiui, YouTube tokį fun turinį, kur ale antytę kalba. Ta Formulė 1. Tai apie Formulę 1. Okay. Jo. Ir atrodo, niekada negalvojom, kad kažkas čia negerai su tuo turiniu iki tol, pakol tas YouTuberis realiai padarė nebe faceless kanalą ir mes tokie, o kas čia dabar atsitiko, kodėl tu čia esi? Mhm. Nes mes ant tiek įpratom matyti tą antytę, kad net atrodė keista. Taip, su gerai istorija, su Jo. geru montavimu gali. Bet vadinam, kodėl jis pradėjo rodyti save. Ar jis išsigando, kad bus demonetizuotas, nes tai yra ne autentik turinio Mhm. pagal dabartinius YouTube standartus ir pradėjo rodyti savo veidą. Nes, pagrindinė problema visų platformų dabar bus ta, kad jeigu pamato tą patį per tą patį remiksuojamą Mhm. struktūrą, veidus, Low ten visą kitą. effort content kažkas vadina. Jo. Arba, jau geriau daryti, ne kaip ten paminėjai, Low effort. low effort, jau geriau daryti boring strategy. Boring strategy veikia, nes tai bent jau bus tas. Kitas dalykas, čia, žinai, tas išėjo iš formato, ar ne, ir jums jau kažkaip keista, tai jis gal per stiprėjo, bet jis matyt labai skubėjo, kad nebūtų demonetizuotas. Daug kas nori tapti influenceriais iš tikrųjų. Taip. Jie pradeda bijodami, paskui įsidrasina, befilmuodami ir paskui Body užsimano. by Mark. Ir paskui tampa. Pastebėkit, pavyzdį. Body by Mark. Nežinau, žodžiu, žmogus TikTok'e, Instagram'e darė vertikalius video, vaikščiojo jis ten Floridai gyvena, kur ten viešos vietos, kur chebra sportuoja, prieina prie, matosi, kad žmogus yra sportuojantis žmogus, sako, labas, aš matau, kad tu pasportavęs, sako, aš trumpai klausiu žmonių, ką jie daro, kad pasiektų tą fizinę formą. Ir turi 4-5 klausimus. Viskas. Jo veido nėra. Ir jis Taip. knygą pardavinėja. Ir labai labai gerai.
Ir jis net nereklamuoja tame turinyje, supranti. Ir va čia, bet veidai yra tie personažai, gaunasi pagrindiniai, kuriuos jis filmuoja. Pastebėjau tas žmogus, kur klausia, kaip uždirbat pinigus, gal matė tik tokią. Jis prieina per 2 minutės pasakysiu Career Ladder. Kažkas tokio, ir jisai turi labai sėkmingą bendruomenę. Taip. Aš nežinau, kaip žmonės pririša interviu prie mokymų, bet kažkaip jis sugeba konvertuoti. Aš net nepasidėmėjau, ką jis turi labai didelę bendruomenę mokamas, irgi school. Ten kaip sėkmės. Kažkas, aš nežinau, realiai, kaip iš tų trumpų interviu galim pririšti ir parduoti, bet parduoda. Bet va, kiek yra skirtingų formų, formatų, ar ne, sakykime, ir vis tiek eina į tą patį kažkokį pardavimą, ne, tai va čia tas yra žiauri fani. Ir tame, kad, tai yra kūrybinė laisvė, iš tikrųjų, kaip tu tą pateiksi. Bet, aišku, kaip sako, pagrindinis įgūdis, ką turi turėti kiekvienas žmogus, iš tikrųjų 2. Vienas tai yra storytellingas, tu turi mokėti pasakoti istorijas. Antras dalykas, mokėti pasileisti reklamas pats. Esant reikiau, nes šiandien sugalvota, tarkim, ryte idėja, čiuk ir staigiai iš scaling pateikti, tai žodžiu, bet pagrindinis klausimas, ko jūsų klausia pas jumis atėjo į mokymo žmonės, dažniausias, populiariausias, koks būtų? Nedarėt statistikų. Kaip optimizuoti savo darbą turbūt, arba kaip susikurti dirbtinio intelekto asistentą, kuris čia man viską padarys. Asistentas, ar ne? Mes turime vieną video, mūsų kanale nemokamai apie asistentą tokį paprastą, kuris tavo kompiuterį gali sutvarkyti viską. Bet gal problema, kad visi ateina su savo labai specifinė veikla. Ir prašo, gali sukurti video būtent apie šitą labai mažą veiklą, kaip padaryti. Ir tada atrodo, man užtruks labai daug, visiems bus neįdomu ir tokiam teksto atrašai labiau, ne video, kurie. Bet asistentas pagrindinis, visi nori palengvinti savo gyvenimą su dirbtiniu intelektu, nes visi prisiklausė, kad AI padarys už mane viską. Iš dalies galima, bet irgi ne visiems iš tikrųjų reikalingai. Jo, mano idėja jums, dar iš to formato video, kas mes aptarėm vienus, bet dar yra esė filmo toks formatas, kur tu lyg filmuoji, esi tu kaip filmuojamas iš šono, tu gali daryti, gali nekalbėti į kamerą, bet tu esi vaizde, darydamas kažkokius tai bendrus buitinius dalykus, arba, aišku, kas yra susijęs su darbo buitim, aš nekalbu, kad tenai, surbliuoji grindis, bet kalbi, kaip aš optimizuoju savo pardavimus. Bet idėja, ne atvaizdas. Atrodo, lyg prieštaraujantis, bet iš tikrųjų labai stipriai papildantis, ne savo potekstę. Yra tokių video ir vis daugiau jų matau YouTube, kas man yra asmeniškai labai fainai, nes jie tokie gan lyriniai ir lyg pasakoji, kaip tu patyrei, o tavo personažas vis kažkur tai kažką veikia tame daro. Ir gaunasi, kas yra fainai, kad tu įrašai tiesiog audio, ir tada jau čia ir gali pasirinkti audio klipą susimontuoti, aš esu tai daręs, ir po to ant viršaus sufilmuoji, ką montuoti reikės. Labai fainas dalykas, ir tai yra kaip ir trečias filmuojas, nes tau nereikia kalbėti kamerą, tu pasakoji istoriją ir tu duodėlės įsivius kadrus. Tai mano užduotis jų, kada jeigu turėsit laiko arba turėsit įkvėpimo, ką jūs, man būtų įdomu, kaip jūs tada tai pateiktumėt. Tai čia jūsų pasirinkimas. Aš galėsiu dar atsiųsti. Mūsų serialas galės būti YouTube, skirtingi formatai ir bandysim, kas veikia. Matai, ką pasigavai. Tai, bet aš turiu minį, kad aš dar galėsiu atsiųsti jums for fun pasižiūrėti tos pavyzdžius, apie kokius aš kalbu. Aišku, ir tai, ką, bet tai čia su jumis problemų nėra, pas jumis to eksperimentų video bus visokių. Gerai, pabaigai. Aš turiu tokią, marketingo legendos orakulas. Kas jūsų manimų trendins arba bus, koks bus, kaip sakant, jūsų įžvalga šiem ir dar galbūt ateinantiem metam? Nes po to bus rinkimai orakulą. Iš 20 orakulų, kuris buvo teisus po 1,5 metų. Aš manau, kad per artimiausius 2 metus robotai ir AI tikrai neatims mūsų darbą. Šitą sutinku. Ir visiems tiem, clickbaitiniam video čia bajum. Aš, nes clickbaitą, kai žiūri, ten viskas, mus pakeis, gausit algas, vokelius, valgysit slop ir miegosit ramiai. Iš tikrųjų, kol kas, kiek mes matom, bent jau tendencija tai padeda, bet vėlgi šit tik įrankis. Photoshopas buvo įrankis, čia dar geresnis įrankis, bet vis tiek reikia žmogaus, nes
vis visi matom, kad jai klysta ir nemažai klysta. Man atrodo, pats OpenAI yra pasakęs, kad labai sunku būtų padaryti, kad neklystų, man atrodo, matematiškai vis tiek klys. Tai jo, mūsų galbūt, kad nebus viskas taip greitai, Tai kaip visi pranašauja. Jo, čia fainai, nes va tie robotai, ar ne, čia va mano refleksija tam, Nvidia, kuri daugiausiai dabar yra pažengus ir panašiai, vienas iš Nvidia šeimos, ten ir vadovas įmonių, narys pasakė, kad kur tie robotai visų pirma bus naudojami, tai spėkit kur, tikrai ne fabrikuose. Aišku, fabrikuose irgi, bet žmonės, kaip B2C produktas, kur bus naudojami, tai bus labai įdomu matyti. Pamažu mes jau pradedame naudoti, tai tie patys valymo robotai, indus iš indaplovės išimti ir panašiai, ir nebūtinai bus gal kaip žmonės. čia tas smart home konceptas. Jo, tai viena dalis, o kitas dalykas, aš labai laukiu pats asmeniškai akinių, kurie pakeis labai, ką Meta, ar ne, leidžia. Aš mėgstu akinius. Aš domiuosi akiniais labai. O jau gal naudoji, gal norėjo Aš norėjau pirkti, bet dabar paskelbė Google ir aš labai noriu, kad akiniai filmuotų formatu nevertikaliu. horizontaliu. Nes Metas filmuoja vertikaliai. Aha. Ir aš nelabai naudot galėsiu mūsų video, o ne panašiai. Tai aš laukiu, kad būtų kažką. Tai vienas kitas, žinai. Dabar tik tokį išleido, Kylie Jenner net išleido su Meta kolabą. Jau iki tiek viskas eina. Jo, dabar paskelbė Samsungas su Google ir Gentle Monster akinių firma, tai laukiu tų galbūt. Nes aš taip galvoju, kad tada kokias mes reklamas per akinius matysim, kaip reikės optimizuoti savo Google Business accountą, ar ne, ir lokaciją, sakykime, kad praeinant, kad tau, žinai, užmestų, tu ten važiuoji, bet dar turi laiko pagal tavo suplanuotą, ar ne, Google Workspace, ten, ir tu gal nori pravažiuoti matcha latte macchiato, ten kokio nors ten dubaiškų šokolado kvapo kavos. Ten Pokemonai buvo panašiai. Kai reikėjo gauti Pokemonus. Jo, AR technologija. Buvo, kad įmonės galėjo, kavinės galėjo pas save gerą Pokemoną pasidėti. Bet aš neieškota Pokemoną ir nusipirksi kažką. Jo, bet aš tiesiog galvoju, kaip pasikeis, kai mes dabar, žinai, maketų ieškom ten vertikaliam formatum, tam baneriai tokio, kaip tie formatai pasikeis ir kiek galima bus tekstų įdėti, kad tose akiniuose tame vaizde, ar ne, ten optimizavimas, prie skirtingų sąlygų, ar aš esu, žinai, parke ir man išeiti reikia gal pasivaikščios parko norėtų McDonald's, žinai, o gal tada koks nors Burger Kingas, žinai, vėl pavarys kokią kompaniją, kad, žinai, galbūt toliau, bet skaniau, žinai, eilinis bairis. Jo, tai čia irgi, labai lauksiu, kai gausit akinius, ką matysit ir kaip tai pritaikyti, versle, reklamoje. Tai čia yra įdomu. Gerai, ko jūs apskritai norit, dažniausiai norit, ko jūsų būtų klausimo? Kada pradėsim bendradarbiauti? Toks klausimas. Jo, nes mes kai pradėjom šitą Lietuvoje veiklą, mes iš tikrųjų čia nėra, kad mes labai bandom uždirbti daug pinigų. Tai tiesiog mes pradėjom, nes ilgą laiką Lietuvoje nedarėme, bet tiesiog norime, dabar kai grįžom Lietuvoje gyventi, norime rasti bendraminčių, idėjų, gal kažką kartu kur su žmonėm. Tai ieškom bent visokių, šitam netgi podcast'ai kažką žiūrit ir turit idėjų, nori bendradarbiauti, tai labai domina mus. Bendradarbiavimas. Norim pasimti kiek įmanoma daugiau patirčių visokių. Jo, padėti kitiems, jie gal mums gali padėti, nes vis tiek mes ne viską žinomgi. Tai jo. To žmogiškumo, ko dirbtinis intelektas neturi. Tai žmogiška ryšio. Bendraut su žmonėmis. Taip. Supratau. Ką, ačiū Jums už šiandien pokalbį, man labai patiko, aš daug ko visą laiką, kaip sakant, sužinojau iš kiekvieno žmonių ir dar prieš laidą ir po laidos dar daugiau. Tai ką, dėkui. Ačiū Jums. Dėkui.